Pašaukyk mane, vai pašaukyk, kad net sulaidėtų skliautai. Esu daug matęs, daug regėjęs, kad pasigirti nemėgėjęs. Kai matai tą mikrofą, kaip Šustauskas nori daryti. Turbūt prisiminat tą videaką, kur Fulės fanas ar kažkas tokio, kurį kalbino ir ten apžioja ten tą mikrofą labai juokingai, kokią pusę metų man tą video metė. Vat ir prisiminėm šitą dalyką. Šiandien turime dabar jau prieš pokalbį jau sužinojau, kad yra daiktų kaupikas, sentimentalus žmogus, kiekvieną daiktą parsivežęs iš užsienio pasideda kažkur. Pagal seną kambarį, jeigu dar gyvas. Gyvas tas kambarys? Gyvas. Kiekvieną daiktą yra susikabinęs. Visų, kiek ten dviračių kabo? 2 ir dar 2 turiu. Tai va, tai kabo dviračiai, kabo visokie įrankiai, ten, žodžiu, daugiau dalykų kabančių negu pastatyto. 12 kvadratų kambarys. Ten, taip. Ten tu jį paveldėjai ar ten užskvotinai? Aš ten pragyvenau nuo 2000-ųjų su savo tėvais iki pat dabar grubiai. Tėvai tai jau gal kokią 5 metį ten negyvena, sodė gyvena, mes likom su broliu. Ir dabar principė išsikraustėm aš į laivą, brolis iškeliavo irgi iš buto ir dabar jisai toksai ant jau ribos nuomos, tai ateis etapas, kai reikės iškraustyti man tą kambariuką ir jau tos daiktus kitur sudėti kažkur. Aš kažkaip nustebęs, kad jūs tam 12 kvadratų kambarį 4 gyvenote. Ne, butas tai 4 kambarių, 7-8 kvadratų, tai tilpom 4 drąsiai, šalia ir sportas buvo, ir mokykla, ir darželis, tai visas gyvenimas iš tiesų ir sukosi aplink tą butą, troleibuso labai važinėti nereikėjo. Per žinias esu matęs, kur moteris sako, ko butas turi privalumą, kad šalia parduotuvė, sodra, sodra, VMI. Turiu gerą nuotrauką su sodra, atsiųsiu iš Norvegijos. Sodra užrašyta. Miestelis. Miestelio pavadinimas sodra? Arba įmonės. Ten toksai jau kelio ženklas sodra. Tarp kitko, iš mūsų sodros darbuotojų irgi turbūt galima miestelį būtų padaryti. Pagal žinai, kada, palauk, balandį kokią gegužę, tada prisiminsim. Jo. Tai va, tai žiūrėkit, jūs turbūt jau matot puikiai jums pažįstamą veidą. Aš galvau, šiandien tarp kitko aš jau prisipažinau, aš klausimus sapnavau šiandien. Susapnavau praktiškai visus klausimus, susidėliojęs temas ir net aš atsibūdęs pagalvojau, kad aš net per sapną ir susirašiau ir kad kompė jau rasiu surašytas klausimus. Kompė neradai? Ne, neradau, reikėjo pačiam užpildyti. Ir sakėt, kaip čia kalbėjot, ką reikia daryti, kad jau sapnuose galvotum klausimus, tai pirmiausia turi labai degti šitas, kad aktualu labai. Kitas dalykas, po mamos ir po šito pautmos buvo šiek tiek, kaip čia pasakyti, energijos išeikvota, kur jau po to turėjau pasidėlioti taip, kad net ir sapnuose, žodžiu, reikėtų kažką paveikti. O pats sakei, nesapnuoji nieko? Beveik ne. Beveik nieko. Ramiai miegu. Jo, šiaip... Nesakė, jeigu sapnuoja, tai kaip ir gaunasi negilus miegas. Neįeini tą gilaus miego stadiją, todėl tu paviršutiniškai miegi ir sapnuoji. Bent aš taip skaitęs esu. Mes labai skirtingus gyvenimo būdus gyvenam ir dėl to ir skirtingai atrodom. Aurimas Valujavičius kiekvieną kartą pasistengia būti su kuo labiau aptempta maike ir visada dėti rankas virš galvos. Taip parodytų, kad bickos dar padidėjo. Ne, aš dabar daug valgau, kiek išeina, reikia užsiauginti svorį prieš kelionę, nes kelionė vėl nukris. Apie svorį iš tikrųjų šiandien pakalbėsim, yra taip labai juokinga tema, bet prieš tai norėčiau pažiūrėti tavo vieną nuotrauką, kur buvai įsidėjęs Instagrame, labai gražiai atrodai. Gerai. Va, pasižiūrim, wow, tu tik pasižiūrėjai. Ne, aš jau senai tokios formos nebuvau. Čia iš karto po Atlanto buvo fotosesija, bičias man parašė iš žmonių žurnalo, sako, aš esu vietoj, padarom fotosesiją. Tai čia aš 2 dienos išlipęs iš Lituanikos, tai paskui jau tik tais viskas daugiau svoris augo, tai čia buvo gera dieta. Tipo, greičiau fotkink, nežinok, rytoj jau tai nebeduoju. Kitą dieną bus dar blogai. Ir dar tavo vieną nuotrauką turim.
Va, čia gerai. Labai gerai atradai. Čia kai aš būsiu tavo metu. Aš nežinau, žinok, aš pažiūrėjau tavo nuotrauką, čia kur prieš 10 metų buvai čia įdėjęs, kažkuria čia diena nesenai, kur kažkas... Skirtumas 10 metų? Jo. Ir aš pažiūrėjau tos jaunesnius, žiūriu, Tomas Kruzas lietuviškas. Nežinau, tau kiek žmonių yra tai pasakė, nors kartą? Keli yra. Yra. Aha, tai nieko. Bet, sakė, aš dar panašus į Zubrų. Ledo ritulininką. Kažkiek bruožų. Ir aš taip daugiau tai nežinau. Man tai sakė, kad iš Šustauskai visgi pagal gyvenimo būdą. Va, tai Tomas... Tegul siela, ne, padangos, bet ne siela, ne? Aš nežinau, ar čia jo žodžiai. Nežinau. Ne, turbūt. Bet jam tinka. Nu jau, dabar jau, kaip čia, jau istorinė asmenybė. Tai geriausiam laiko ten. Tomas Kruzas, šiaip pagal tavo visą gyvenimo būdą, nu, aš šiaip mėgstu Tomo Kruzo filmus, ypatingai. Nemėgsti? Ne. Dėl to, kad jisai tavo konkurentas nesako, kad panašus. Ne, man jau kažkokie filmai tokie soft. Ai, tipo, kad žmogus nuo Burj Khalifos ten krenta ir įkrenta, ar kur ten, jisai nuo dangoraižių ir tau čia yra per soft. Tokie... Gal ne, tai tas nėra soft, bet gal visas filmo siužetas man tokie, nežinau, kažkaip nesižiūri. Nu, bet jisai ten, nu, ganėtinai drąsus vyras, ta prasme. Ne, tai aš nieko neskau, nes jisai jo, šiaip jis beveik tų stancų neturi, viską pats daug ką padaro, tai šiaip tai respektas, bet nežinau, man kažkaip nesižiūri filmas su jo. Žodžiu, Aurimas Valujavičius Tomą Kruzą išvadino soft, kai žmogus net keletą kartų yra išgelbėjęs pasaulį. Jeigu neis, mes čia nesėdėtume. Nesakau, kad jis soft, bet visas bendras filmas, žinai, tas paveikslas man biški per soft. Iš kitos pusės jisai niekada Kauno nėra gelbėjęs, tai už ką mes jam turėtume būti dėkingi. Jo, šiaip filmus mėgstu, bet jo, gal ne su juo. Tai visi tie, kurie gelbėja pasaulius, kaip Jamesas Bondas, irgi soft. Jamesą Bondą, bet senesni tai Jamesą Bondą man patinka. Tas anglas koks. Daniel Craig šitas? Jo, nepatinka. Nepatinka? Ne. Nu, man tiesiog neįtikinamai gelbė pasaulį. Aš gal šiaip mėgėjau senesnių filmų, man, sakykime, mano visi filmai turbūt ties 2005-aisiais ir užsibaigė. Tai kai baigėsi, kaip čia, videokų kasetė su rusiškais filmais. Tai rusų nesuprantu. Bet jo, sakykime, va tas intervalas 8-5 ir, nu, gal 20 man yra pikas, o paskui, nu, dabar... Nieko. Ta prasme, dabar Hollywoodas visiškai pinigų kepykla, žinai, ir blitz daro, kepa, važiuoja, nevažiuoja, nesvarbu, toliau kepa, plus visi CGI dalykai, nu, to tikrumo mažėja ir tada aš to filmo taip ir nevertinu. Geras, tau 31 metas, bet jau šneki kaip šiandienas. Taip. Aš šiandien net galvojau, kaip čia apsirengti, vis tiek kaunieti, tas 4 kambarių butas, įsivaizduoju, kokiais buvo... Statytas? Ne, galvoju, kokiam rajonui. Tiesą sakant, nežinau, kur tas buvo. Kalniečiuose, aš prie savo. Kalniečiuose. Dar galvoju, paliksiu intrigą. Paspėliosim. Kalniečiuose prie savo. Prie savo. Tai mes žinau. Prie Smetonos buvusios, prie Rasos gimnazijos. Prie savo. Tai nes mes, man atrodo, šiaip aš kadangi iš Kėdainių, bet mano močiutė Dubingių gatvėje gyvena. Taip. Tai man atrodo Šalia. čia... Ten atsimnu mes iš Dubingių gatvės, tai visus sumaldom visuose rajonuose gal. Ne, aš kažkaip nesimuždavau. Aš norėjau, kad mane pakviestų muštynės, bet nepakviečiau, kai pakviečia, tai kaip tyčia ir nebūna, neįvyksta, žinai. Tik apsižodžioja ir baigėsi. Nes tau kitą kartą nekvieskit, nes tik laiką gaišatišė. Mane taip kviečia, žinok, bachūrai kokią 3 nakties atvaryt į kokį nors kubilą, bet panų ten nėra, niekada. Ta prasme, bet buvo, tarkim, vakar ir greičiausiai bus rytoj, bet vat, kai mane kviečia, tai nėra. Tai va tau su muštynėm. Tarp kitko, Kalniečių rajonas toks vienas linksmesnių pagal pasikapojimą turėjo. Manau, gal tuo laikotarpiu čia 20, žinai, gal buvo labiau Vilijampolė, stipriau. Kalniečiai kaip tik ramesnis buvo. Tai ten ramiai ir pabaigiau mokyklą. Nu tai ką, tai neteko sudalyvauti normaliuose Razborkėse. Va dabar tai visai gal praverstum, ta prasme. Ten viens ant vieno tai teko porą kartų, tiek ir užteko iš tiesų, bet ten vat kaip masė, tai niekur nesu sudalyvavęs. Nes dabar pagal tavo, kaip čia išvaizda, tai norėtų tos
komandos turėti tave kažkurioje pusėje, ta prasme, nes, nu... Man nereikia yra siūlę prieš kelis metus siūlė... Eit pasimušt? Jo. Žinau kur, Jungle King, aišku, ne? Jo, ir siūlė jei neklystu, su Viršilo. Jo. Kodėl sutikai? Kodėl sutikai ir kodėl neišėjo tas video į viešumą? Ne, nesutikau. Nu, ta prasme... Nesąmonė, ne? Nesąmonė. Nes, žinok, ir man siūlė, tik neatsimenu prieš ką. Jo. Ten gal man tiesiog reiktų su savim susikauti. Ten jau man tikrai būtų sudėtinga. Bet jo, aš sakiau, kad čia yra gal truputėlį nesąmonė. Turbūt parašai irgi tą patį, arba net netrašai greičiausiai. Ne, parašiau, nedomina, ačiū ir viskas. Ten. Bet, nu, ta prasme, ne mano stilius, žinai. Man atrodo, gal siūlė kokį štuką eurų. 10. 10 štukų tau siūlė? Jo. Wow. Tau, kaip supratau, ne 10 štukų. Kodėl man štuką? Tau gal alaus tik siūlė. Apgavo Mikai. Man, ta prasme, tą pačią dieną aš dar geresnių laikų būčiau buvęs rodoma. 10 štukų siūlė? Jo. Eik tu savo. Jo. Bet žinai, nu, savigarba daugiau kainuoja, manau. Jo, reikėtų po to už tą 10 štukų labai ilgai gydyti sielą, dvasią ir reputaciją, ne? Taip, reputacija yra, aš manau, tas vienintelis dalykas, kuris, žinai, dar nu, gal kažkas ir sako nuperkamas, bet, nu, vis tiek tu žmonių neapgausi ir Ne. 10 000 eurų. Čia kaip, atrodo, kad loterijos laidoje. Sukam ratą. Turim mes ratą. Tai va, jo, apie tą reputaciją iš tikrųjų pastaruosius keletą metų, jeigu yra kažkoks reputacijos indeksas, kuris Lietuvoje galioja, panašu, kad turi labai aukštą reitingą pagal savo nuopelnus. Nežinau, gal neprisidirbau, žinai. Neprisičiūdinęs, taip. Nes lengviau, kai negeri viską ir turi gal tą savo rutiną. Plius aš daug rodau sekėjams savo gyvenimo. Daug vlogose parodęs ir šeimos, ir detalių, ir būtą, ir niuansus, ir kelionės, ir už kelionių. Tai realiai labai, žiūrovas susigyvena su tuo gyvenimu ir jau jam tampu aš kaip draugas. Kas irgi būna toksai nelabai fainas dalykas, kai ten, žinai, gatvėje, ten, žinai, bičiuliuojasi, daužo per petį, aš, ta prasme, žmogau, aš tą pirmą kartą matau, biški, ramiau, gal. Žmonės kartais neturi to saiko. Bet jo, tas yra turbūt auditorijos pripratimas ir kažko per pastaruosius tos 10 metų keliavimo, filmavimo daug neprifeilinau, tai gal tada tą reputaciją ir palaikau. Iš tikrųjų, kaip sakei, kad vakarais tau niekas nerašo, niekur nekviečia. Ne. Penktadienį, šeštadienį vakaras, jokių žinučių? Ne, visiškai. Būna, kad pakviečia į tam tikrus renginius kažkokius, žinai, bet dažniausiai atsisakau. Tiesiog tingiu. Jo, ta prasme, tiesiog tingiu. O būna, kad sėdi, lauki. Ne. Žinot, man kaip tik ramu. Man gal buvo perkirtimas, sakyčiau, po Atlanto, kai po tos sesijos ir jau kai viskas užsibangavo, tai tas pusmetis po Atlanto tai buvo juodas. Tai kad ten tampė tave, kas netingėjo. Žiauriai. Ir žiniasklaida, ir podcastai, ir mokyklos, ir renginiai, ir įmonės, ir TV. Ir, aš ten, nuo to laikotarpio jau įpratau eidamas gatve, nuleidęs akis eiti. Nes nėra akių kontakto ir žmogus tavęs nepamato, neužgaudo. Nes tada atrodo, gal pats net ieškai to kontakto akių. Ta prasme, jeigu pradėtum žiūrėti, nes tada suprastum, kad realiai visi žiūri. Ir tuo metu būdavo, eini tiesiai gatvę, pamato, kokių kontaktų iškart prieina. Ir, žinai, tai ir dabar, žinai, buvom su draugais Jazzbarį ir aš, principė, nuleidęs visą laiką akis, žiūriu į pizzą, bet, žinai, ne į aplinką. Toks, jau 2-3 metai... Kiek jau aš 23 atplaukiau, tai bus 3 metai, kaip aš jau prareklavęs. Ir jo, tas toksai žmonių, gal ne kiek konkrečiai žmonių, bet kontakto vengimas. Man patinka vienam ir keliauti, ir būti namuose, tai ten, žinai,
kiek vat su draugais susirašom, kai tu sakai žinutės ar kažkas niekur nepakviečia, tai tik su draugais kartą per mėnesį kažką pasiplanuojam ir viskas. Bet tai vat random, atvaryk čia pas mus, nu realiai nėra. O tai gal tai nekviečia, nes tu tiesiog nelinksmas žmogus, gal su tavim, Aš manau, gal ne fainai pas mus. Aš nežinau. Nu, gal dėl to. Gal būdavo anksčiau tas dėl to, kad aš vat negeriu ir jo, gal kažkas vat iš artimesnės, žinai, draugų aplinkos nekviesdavo dėl to, kad Tauris negeria, tai, žinai, tipo, nebus jam čia ką veikti. Bet jau draugai kaip ir susigyvenę, žinai, su to jau daug metų, tai nežinau. Matai, bet aš džiaugiuosi, kad nekviečia. Aš vertinu ramybę. Nu jo, tai savaitgalį tada gaunasi kitokie ir, nu, žinant, ką veiki, kuo užsiminėjai, čia turbūt organizmas dėkoja greičiausiai. Turbūt, kad jo. Kur kiekvieną dieną, nu, ačiū tau, dar, nu, ta prasme, šaunuolis, čia tikrai pavyzdys. Ir tai aš dar sakyčiau, mano režimas gan silpnokas. Aš matau, nes tu žiovavai šiandien atėjęs pusę dienos. Kodėl tu nemiegi naktim? Cesą pažaidžiau. Ir prie baidarės biški sėdėjau, visokius ten laikikliukus noriu pasidėlioti, nes bus daug kamerų, tai noriu viską susikombinuoti gerai ir kad būtų bent kelionė patogu ir daug medžiagos. Toks vaizdas, kad iš tavo baidarės taps kaip tie, kur Google automobiliai važinėja ir fotkina, žinai, kur tas Google'ys toks ir kamerų pasidės. Nu. Panašiai. Tai ne, šiaip, ką aš žinau, sakyčiau, paprastas tas gyvenimas, keliauji, grįžti, kažką nuveiki. Ramiai, va, turiu hobių, dabar lankininkystę pradėjau domėtis, tai lanką noriu pirkti, strėliu, pradėti šaudyti. Šiaip aš mėgstu šaudyti tiek su orniu, tiek su, nu, man patinka tiesiog taiklumą, žinai. Žmonių nešaudau, gyvūnų nešaudau. Bet tiesiog va dėl savęs toksai hobis. Tai būsi dabar lankininkas. Jo. Ne? Bent laisvų laikų, žinai, laisvai samdomas. Šiaip, nu, įdomus užsiėmimas. Ir kažkaip keista, kad jie taip keičiasi pas tave. Nu gerai, tai keičiasi hobiai? Nu jo, tipo dabar šaudysiu su lanku. Po to ten kokį nors, atrodo, kad laiko klausimas, kada kardo rymas bus, ten dar kažkas. Gitara irgi pas mane kamputį guli. Tai žinai, kodėl aš ją paėmiau? Aš galvoju, jeigu jau tikrai labai jau norėsi, tai galima bus ją pabandyti pasijungti. Bet aš įsivaizduoju, kad su gitara kažkodėl pasiemi ir groji vieną tik tai dainą. O dainuoji, kai groji, ar ne? Jeigu vienas jo, mėgstu. Bet tik tam tikras dainas nedaug moku, žinai, mano atmintis prasta. Aš kažkodėl galvoju, kad tavo mėgstamiausia daina Mes prie Nemuno užaugę. Šitą mokėjau gitarą. Ne, mėgstamiausios tai kelios yra, bet jo, padainuoju, pagroju, bet jau senokai tą dariau, norėčiau prie gitaros irgi grįžti. Bet toks atrodo, nu nėra laiko. Kelionę, kažką nori dar paverslauti, kažką čia padaryti su medija, ir, nu, per daug hobių turiu. Tai todėl gal ir džiaugiuosi, kad niekas dar nerašo, nesiūlo išeiti dar kažkur, nes dar to laiko sumažėtų. Jo. Paverslauti tau neblogai sekasi, įmonė Valujevčius kelionės. Nežinau, ar sakyt, 2024 metais rodo įspūdingus skaičius. Jo, ten buvo daug mokesčių. Mokesčių daug ten buvo sumokėta. Ne tiek, nu, buvo daug, bet ir grynasis pelnas yra iš tikrųjų įspūdingas. Ar dar turi tos pinigus? Jo, dalį turiu. Šiaip, kad būtų įdomiau, gali žmonės patys pasižiūrėti, jeigu nori. Dalį turiu, dalį suinvestavau. Šiaip, nu, matai, man ir kelionės daug kainuoja, tas pats Atlantas, Everestas, nu, daug surėja pinigų. Pats, žinai, keliauju, tai, nu, aš daug į tą investuoju ir kažkaip negaila į kelionės visiškai investuoti, nes tai, nu, yra, žinai, ta grąža, kur neapskaičiuojama, tai kažkaip... Nu, rekvizitai apskaičiavo. Jo, rekvizitai apskaičiavo. Pusė lemo liko dar. Bent jau taip prašo. Jo. Bet, nu, tai buvo, kaip sakyčiau, 10 metų toks gal atpildas, gal taip, nes jeigu būčiau paskelbęs prieš 10 metų, kad irkluosiu per Atlantą, turbūt būtų, nu,
bent 15-20 ir žiūrimumo ir viso ko, bet tai, žinai, buvo sektinas eiliškumas. Kelionė, viena, kita, trečia, 5, 10 ir tada Atlantas. Tai tada visą sumą padalinė 10 metų. Nu, nieko gero. Taip. Praktiškai mint. Nu, šiaip, žinai, pradėjau, sakykime, income jau gauti iš savo turinio po pirmų 4 metų keliavimo, turinio kūrimo ir panašiai. Iki to laiko visiškai buvo iš santaupų, iš kitiems filmavimų, montavimų, ką darydavau. Tai, žinai, nebuvo, tai blitz, įkėlė video, buvau, čia jau visi tave atpažįsta, čia tik rėmėjai rašo, ne. Tai labai ilgas kelias. Tai aš manau, dauguma jaunimo to nesuvokia ir nesupranta ir tada labai greitai meta. Ja. Arba irgi būna rašo, va čia tau konkurentas, ten vienas kitas pradeda kurti. Tai sakau gerai, bet pažiūrėsim, kas bus po 5 metų. Ar jis toliau kurs ar ne. Nes medija yra apie konsistenciją. Jo, kažkaip išlaukė arba turbūt neišlaukė. Jo. Aš kažkaip buvau aš žinau, kad paeis ir aš galėsiu tuo gyventi savo kelionėm, tik buvo laiko klausimas, kada, žinai, ar metai, ar 2, ar 5. Bet ir būdavo, ne, kada, turėtų pramušti kažkada. Ir kartais atrodo, kad bus gera kelionė ir pramušiu ir nieko nepramušiu, įkeli 100 vlogų iš kelionės ir ten, žinai, biški tik paaugo prie numeratorių. Nu, kažką mastai, kažką bandai žiūri, tai... Jo, tarsi kelias tai velniškai ilgas, jeigu tai žiūrėti ir kad, kai kiti sako, aš irgi noriu tokį gyvenimą gyvenžinai, bet tada čia turi būti tavo aistra. Kaip sakau, dirb tokį darbą, už kurį tu net nenorėtum atlyginimo. Tai aš tai žiūrėjau, tas vloginimą, filmavimo, montavimo, kelionės, man tai tas, kur, žinai, kaip ir nereikia atlyginimo ir man tai yra aistra. Tada po 4 metų, tada jau žiūrėjau, kažkas rutuliojasi, tai... Kelias ilgas tikrai, kaip eiti darbą 4 metus be atlyginimo su viltim, kad, gal kažkada išmokės tas bosas man. Aš turiu tavo 3 nuotraukas, kai neturėjai darbo ir gerdavai. Nori pasižiūrėti? Važiuojam. Bet jau buvai labai prasigeręs. Jo. Čia pavargęs. Čia tokie prie parduotuvės renkasi. Tie, kur duoda eurą. Oi, čia. Ten saugo tave Dievas. Šiaip labai gerą pastebėjai, man vienas sik einu, gal sako, kodėl tas balsas jų pasidaro toks? Tipo, gal turi 100 centų. Aš galvoju, aš žinau, kam jums reikia, aš dar būna perklausiu ir jeigu jie meluoja, aš sakau, aš žinau, kam jums reikia ir aš jūsų dėl to net nekaltinu, čia viskas yra gerai. Aš suprantu, kaip jums sunku ir aš turbūt jums padėsiu. Bet daviau 1,5 gal euro. Ir čia yra didžiausia klaida. Kad per daug duodi. Tada jau tu ten draugelis, tada į ranką spaudė ir apsikabinėjai ir vos net ten bučiuojasi su juo, nes tu... Ir galiu mašiną pasaugoti, jeigu nori ten Rodžio kiemą pažiūrėti. Tai va, ar esi gavęs pinigų, taip atrodant? Dar atgal, pirma nuotrauka labai gera buvo. Tokia, kur... Esu gavęs pinigų. Tik ne taip atrodžiau, o gavosi, kad... Važiavau dviračiu Norvegijoje ir kažkaip ar ten vietiniai kažką pakalbino panašiai, žinai, ir moteris ten sako, kaip čia kur, tai sakau, va čia varo aplink Skandinaviją, dviračių viską, o čia šaunuolis ir davė gal ten 5 eurų, žinai. Bet nežinau, ar dėl išvaizdos, ar jie netoks buvo. Ar tiesiog, ją sumotivavo, kad užsienietis jos šalį, žinai, tyrinėja dviračių ir jai suimponavo. Jo. Bet neišgailė šio, kad nusipirka lūčio. Gerai, išjungiam šitą nuotrauką, jau užteks. Tai va, žinai, kaip sakai, kad daug metų darėjai ir tada ten jau pasakė ten tą žiūrimumą, ten populiarumą ir taip toliau. Ir ar nėra tokio dalyko, kad po to gaunasi, kad savo jau geriausią dainą sukūrė ir sudainavai iš esmės? Jo, tas man irgi buvo, aš buvau gavęs užklausą, kad ar tipo, tai dabar Atlantų perklovai jau daugiau nėra ką, žinai, aukščiau daryti. Yeah. Bet aš sakau, čia yra... Nes dabar turi tik gerus gabalus leisti iš esmės, negalėjau taip savo. Bet čia yra žiūrovo... Kaip ten žodis? Žiūrovo fantazija yra. Ir aš gyvenu savo gyvenimą ir aš kelionės planuojuosi pagal save, kada man patogu, kur aš noriu iškeliauti. Tai nereiškia, kad, žinai, po kiekvieną kelionę turi būti įspūdingesnė.
čia jau žiūrovų interpretacija. Aš netaip keliauju. Tiesiog man tas yra projektas palankus, geras sezonas, aš noriu tą padaryti, man įdomu ir aš padarau. Nesvarbu, kad tai nėra įspūdingiau už Atlantą, Everestą. Aš kažkaip nesuku kiaušo dėl to. Nepatinka. Sorry, aš visos auditorijos, visos Lietuvos nepritrauksiu, žinai. Negali būti kiekviena kelionė kaip Atlanto kalibro, žinai, nerealu. Tai kažkaip aš dėl to, nežinau, nesuku kiaušų. Aš, pavyzdžiui, Zelandijų prakeliavau, žiauriai graži kelionė, žmonės, vaizdai, žiūrimumas kokius 4 kartus mažesnis, dėl to, kad viskas saugiai gavosi. Viskas gražiai gavosi, dramos nėra, žinai, nėra dramos, tai žiūrovas biškį praskipina. Ir tada ten žiūri, žinai, peržiūriu 1000, bet tada supranti, kad tai yra lojaliausia tavo publika, kuriems tu esi įdomus, tavo kelionė, o ne kiti, kur, žinai, tiesiog dėl clickbaito labiau žiūri. Arba žmonėms patinka, kai tau, nesiseka, kai ten Indonezijai miniau dviračių, kiekvieną dieną žmonės ten lyzdavo, tu ten keikėsi. Kažta nesiseka kažkas, tai žmonės iškart žiūri labiau, tai... Bet per Atlantą tai turbūt jau surinkai didžiąją dalį žmonių, tie, kurie greičiausiai jų pusę bent jau vėl kažkur kitose temose ir kitur susidomėjai yra, ne? Ta prasme, kosminis projektas. Aš žinau, kad tai bus sensacija, bet kokiu atveju, todėl ir išlaukiau, kada reikiamų metų atskleičiau Atlantą. Nes aš būčiau dar ilgiau tempęs gumą, bet matai, aš negalėjau tempti gumos, nes man reikėjo treniruoti su valtimi Kauno mariose. Tai galvoju, jeigu aš neatskleidęs kelionės, o čia su tokia netipinė valtį mariose maršrutizuoju, sakys, ką čia tas daro, žinai. Tai jau turėjau vien dėl to atskleisti anksčiau apie kelionę, kad galėčiau jau drąsiai ramiai treniruotis. Tai ta prasme, ten kosminiai skaičiai, sprogimai, ten buvo visko, vos ne 2x, 3x, ten bum, 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 bum. Ir, ir matai, lietuviams niekas nebuvo tas gal labiau girdėta ir kluoti per vandenyną, nes jeigu paimtume ten kokią Angliją, Norvegiją, nežinau, Vokietiją, kiekvienais metais ten daugiau mažiau tų ir kluotojų nuo Kanarų iki Karibų prairkluoja tą vandenyną. Žodžiu, nieko naujo iš esmės. Nieko naujo, ten išeina, žinai, kažkur straipsnį, dar kažką per žinias parodo, tai tose šalyse visiškai nieko naujo. Pas mus Latvis prairklavęs buvo, Estas irgi, tai mes tik iš Baltijos šalių, tik tais Lietuva tokia, žinai. Kaip Eurovizija, žodžiu, baidarė Eurovizija. Nieko laimėję nesam, ne? Dabar tai galvoju, reikia padaryti ir aš žinau, kad čia bus tas sprogimas, nes daugumai žmonių bus neaišku, what the fuck, žinai, su irklais per vandenyną. Ir tas suveikė. Ir tas suveikė, kad realiai visa tauta, didžioji dalis tautos stebėjo, žinai, kaip man sekasi. Tai tas ir suvienijo. Tai tas faina, aš to gal suvienimo tokio ne... Eiktų ten, kiek studentai rašė bakalaurinių, magistrinių apie mane, apie visą tą odisėją, apie kaip psichologiškai šalis dėl kažkokio vieno evento irgi susivienijo, atrodo. Aš šito gal nesitikėjau. Taip, žinau, kad kelionė bus įspūdinga, bus vėl, žinai, žiūromumas, bet kad toksai bendras kaip suvienijimas, žinai, kaip kažkokia olimpiada ar Eurolyga, gal, bet tas efektas jisai įvyko, tai tas fainai, žinai. Ir ta kelionė gražiai užsibaigė Miami ir pavyko tą Dariaus ir Girėno skrydį paminėti gražiai tą 90-metį, nes aš galvoju, jeigu minėsiu 100-metį, tai vadinasi, turiu išplaukti ne 22-3, o jau 32-3. Ir aš galvoju, blema, 10 metų nelauksiu. Plus gal kažkam šaus mintis šitą iki manęs ir tada aš jau too late. Nebent galėjai 10 metų plaukti, tai nebent taip jo. Pradėti ten 23, baigti 33. Šiaip kurį laiką, žinai, kas mane nervino, man atrodo, arba aš gal praleidęs biškį. Galvoju, kaip jam taip lengvai sekasi. Dabar aš žiūriu, galvoju, negali būti. Turi būti sunku. Dabar čia yra labai sudėtingas dalykas. Plaukyti savo ramiai, jau čia nuplaukęs, žiūri tą žemėlapiuką, žinai, juda. Kaip tau nieko nėra? Kaip? Kodėl? Ne, aš manau, Atlantas tai yra apskritai apie psichologiją. Nes, tu vienas esi, žinai, tu žemėje neturi tokių sąlygų, 4 mėnesius neturėt kontakto su žmogum fiziškai. Tai čia, manau, daugumai žmonių būtų iššūkis. Man buvo iššūkis pirmas 2-3 savaitės tas momentas, nes buvo labai keista, žinai, jokio žmogaus. 1, 2, 3, 10, žinai, diena ir toliau važiuoja.
Bet paskui man žiauriai pradėjo patikti, aš mėgavausi. Aš atidarydavau liuką, jeigu nieko nėra, tada all good, sėdam ir kluojam. Jeigu atidarau liuką ir matau kažkur ten, žinai, už 10 jūrmilių kažkoks konteinerinis laivas plaukia, tu galvo, ką tu čia veiki mano kieme? Vat kiek tu matai aplinkui save, vat tiek tu traktuoji, kad tai yra tavo kiemas, tavo namai, žinai. Ir jeigu ten kažkas musikuojasi, ką tu čia veiki, varyk iš, žinai. Plus aš lėtai ir kluoju, ta prasme, mano greitis lyginai su bet kokiu konteineriniu laivu yra lėtas. Ten X daug kartų, tai jie labai greit juda, tai tu net kartais atsidarai apps ir ten žiūri, kad tavo susikirtimas su laivu labai netoli, nes rašo, kurioje vietoje susikirsit ar prasilenksit. Tai toksai kaip ir biški triggeris ten, žinai, ir kluoju vis ten atsisukiu, žiūriu, pliomušiu ir praeina. Tai toks nėra jaukus momentas, gal ten kitas džiaugtųsi, o žmonės čia, o man kaip tik varykit iš čia mėgaujasi vienas kelionė. Šiaip net įdomu, čia, ta prasme, vandenį kaip ir dangui greičiausiai, kur atrodo procentas kažkur susidurti, kai nėra, kelių realiai, tai praktiškai neįmanoma. Bet įmanoma, jo, per naujaką atsimenu, naujųjų metų naktį lygiai mane plaukia. Ir jeigu aš ten nebūčiau per raciją pašnekėjęs, kad apiplaukit, jo... Ir ten, ir jie paskui jo mane apiplaukė. Merry Christmas. O jie galvoja, gal tu į juos plaukė, gal jie. Čia tau kažką reikėjo daryti. Gal man. O esmė, kad buvo blogas vėjas, aš mečiau parašiutinį inkarą, tai aš labai net galiu ten į priekį ir į kairį į dešinę pajudėti, toksai dreifuoji, žinai, į mane varo. Ir per tą apps ten žiūri, žinai, artėja tas laivas. Ten 150 metrų įlink. O kas ten per laivas buvo? Ten kažkoks party boat? Ne, manau. Nes pagal tai, kad sakai per naujus metus... Kažkoks kargo. Nes sakai per naujus metus sakė Merry Christmas, tai galvoju, gal taip uždalyvavo, kad savaitę... Ten žinok visi tada tuo metu, ten per naujaką, Happy New Year, per raciją, Happy New Year, Merry Christmas. Ir esmė, žinai, kad daug kas plaukia autopilotu. Tai tu ten nesitikras, ar tas, žinai, kapitonas prie šturvalo, gal ten su hebryte. Bum! Laivas autopilotu. Laivas autopilotu, tas kapitonas autopilotu, nes... Jo, ir paskui tave autopilotu zakt. Jo, nes jie vis tiek kažkokio kirtimo, susitikimo procentas mažas, turbūt apie net gal ir net nelabai ir galvoji. Šiaip. Ypatingai, kai esi, žinai, netame kelyje ir tokių, kaip aš, ten mažai pasitaiko, tai jo. Bet buvo vienas laivas, kuris specialiai pakeitė kursą ir atplaukė iki manęs, ten, bum, pareina 100 metrų, žinai, ir šalia visiškai per raciją susikė, hey, how you, tipo, kur plaukas, go rowing to Miami, are you crazy? Tipo, everything good? Yeah, good. Tave paleist ar nušaut, nes išpratėjęs. Jesus Christ. Jo, jis taip, Jesus Christ. Jo, sakau, no good, all worse. Ir tada iš karto kursą pakeitė, jis dingo horizontai per 10 minučių. Tai vat ir buvo tokių. Bet fainai, geri atsiminimai, mielai pakartočiau kelionę. Bliam, bet įsivaizduoji, tai gerai, kad sakai būt su savimi, tai kiti išprotėtų gal tiesiog, ne? Jo. Įsivaizduoji, atplaukė į Miami. Laukia. Sveikinam sugrįžus, o tu iš laivo, iš baidarės. Jau, tipo, kaip ta per Simpsonus ta moteris. Jo, kad plaukai užaugę, žinai. Galėjo tau ir tai būt? Galėjo. Todėl Wilsoną buvau pasidėjęs prisitvirtinęs, kad bent su juo pasišnekėčiau. Kamuoliuką. Šiaip man labai patiko visi tavo fanai, ten tie palaikytojai, ypač vyresni žmonės. Ten vienoj kelionė net tokią parodiją mažą darėm, kaip palaiko. Saunuolis Aurimai, pirmin, mūsų didvyris. Visi komentarai tokie labai jokingi. Jo, klasika. Tu gerą buvai, man atsiuntęs pataigį. Tai gal tas ir buvo, jo. Kai kažkoks dėdulė su baidarė kažkur buvo, ten kartu kažkur ten Vietname ar kur. Jo. Kai Valjavčiasi, va, triklavo. Ten, buvo toks, ten jokingai jis atrodė. Toks matas, kad tikrai pavargo. Ir žinai, aš kažkaip tokie, kaip pasakyti, kaip čia įvykiai arba pasiekimai tokie, nežinau, gal kad yra tiesiog per daug interneto arba per daug žinių arba dar kažką, prieš ten kažkiek daugiau metų, tai aš gal ir dabar skaitus, gal tik tai mano požiūris, kad tai yra,
kaip čia, tie, kurie ten buvo, pavyzdžiui, šitas Vitkauskas Vladas, ne? Taip. Nu, iš karto tu matai žmogų, tu net ten nelabai žinai, kaip viskas vyko, tu žinai, kad faktą ir tu žmogų heroizuoji labai. Taip. Tipo, va, ypatingai iš anksčiau, kaip kas yra ką padarė ir kai jau dabar, žinai, kai yra labai daug, nu, tos informacijos tokios taip toliau, nu jo, įlipai, žinai, tipo, ten, Nice. ten nuplaukiai, nu, jo, super. Ir tas net atrodo, kad ilgai neužsibūna, kur visi dalykai, kurie buvo praeitie, kažkokie va tokie heroizuojami, žinai, tie patys žmonės tokie kažkaip mistiniai labiau, kad va tai padarė. Iš kitos pusės, vat, dabar lipome į Konkagvą su Tadu Jaršovu ir į Everestą ir jisai, nu, jau daug metų lipa į kalnus ir jo draugai rašė man, sako, pagaliau matom, kaip vyksta tas lipimas į kalnus, nes jisai daug metų lipo, bet, sakykime, ten buvo tik tais nuotraukėlės ir kažkoks tekstukas, bet aš dabar viską vlogose parodžiau, žmonės iš tiesų suvokė, žinai, gal vat vieniems sako per lengva atrodo, kitiems eina savo kaip sunku. Tai iš kitos pusės ta medija ir biškį atvėrė akims suvokimą tą, žinai, vat realybę, kaip tai vyksta. Taip, nėra gal tos mistikos, heroizmo, kaip tu sakai, kai Vitkauskas lipo ten 94 ir tu tik žinai faktai lipo. Ir kitas dalykas, matai, šiaip, sakykime, visi tie challenge'ai, viršūnės, atstumai, keliai, vandenynai, nu, jie po truputį tampo žmonėm prieinamesni, nes, kaip tu sakai, medija, tai žmonės šiaip labiau įsilavinę tampa, daugiau žinių, daugiau sporto žinių, mitybos, pasiruošimo, aprangos, nu, kas lyginant buvo prieš 30 metų ir kas yra dabar. Tai žmogus irgi evoliucionuoja, jis, kaip atletas, irgi tobulėja ir tie, sakykime, jau taškai kaip K2, Anapurna, vandenynai jau irgi atrodo tokie labiau žmogų prieinamesni, nes, nu, yra pasiruošimas visai kitas. Tai tie challenge'ai, jie, sakyčiau, su kiekvienais metais vis atrodys kaip labiau norma negu heroizmas. Tai va čia gal ir liūdniausia dalis, ne? Nu, Neatrodo? Bet ką daryti? Nes aš atsimenu, po tavęs Instagram'e žiūriu, tai vienas plaukė vos ne ten su Čiainiku, čia, nu, tipo, jau antiek, žinai, kad turi, kad sudomint, kažkaip turi transformuoti tą pačią mintį, Taip. ten vos ne plauksiu su viena koja ir su viena ranka, žinai. Nu, kažką tokias nesąmonės, nes paprastai jau nebetinka. Jo, tas yra momentas, nu, nežinau kaip tą pakeisti, arba kaip dar išspausti, sakyčiau, tą varškę. Ir jo, vat, kaip ir gal tu sakai, žmonės jau išlepo, jiems jau viskas matyta, patirta ir tas sofos žiūrovas, jisai mato, tą mačiau, tas easy, tas okei, nu, tipo, jau niekas nebeįdomu. Tai nežinau, todėl vat ir keliauji, žinai, dėl savęs padarai tą turinį, yra kam patinka ir žiūri, tu padarai kelionę, mėgaujasi ir nereikia gal tiek ir apsikrauti ir ten, žinai, su viena koja plaukėti. Kas yra ant to clickbaito eina, tegul eina. Yeah. Aš vis tiek einu apie long distance challenge, man kuo ilgesnė kelionė, to man, sakyčiau, morališkai maloniau. Ir viskas, ir, nu, turi savo auditoriją. Jo, nes, kaip sakau, dažniausiai nieko švento nebeliko, jau, tipo, nu, belieka nerti į giliausią dugną turbūt ir skristi į kosmosą gal, jeigu dar kažką. Iš kitos pusės, žinai, gal kaip tik, jeigu visi pradeda jau, žinai, ant tiek crazy viską daryti, o tu laikaisi savo normalaus, be efektų ritmo, gal kitaip žmonės ir vėl tave atranda, kad vat, šitą įdomu sekti ir žiūrėti. Vis tiek, medija yra apie žmogų. Ne apie kelionę, ne apie kalnus, ne apie vandenyną, apie personą. Jeigu persona nepatiks, tai nesvarbu, ką jisai veiks, ar ten lys į lavą, žinai, ar į kosmosą kils. Žmogus, nu, nelabai bus sužavėtas, nes persona nelimpa. Tai jeigu esi, žinai, persona įdomi, charizmatiška ir moki bendrauti su publika, tai tu gali principiau daryti bet ką. Nu, aš galvoju, aš galiu aplink Lietuvą keliauti ir vis tiek bus ta publika, kuri daugiau mažiau žiūrės, nes jiems įdomus tavo pateikimas, tavo nuomonė, tai vat, čia vat yra gal pasiekimas medijai, ypatingai šiais laikais būtų, žinai, ne kažkokia blizgučių sekėja ir persikėtoja, kad vis kažką įspūdingiau tokio, ar ten crazy, bet, nu, vat, turėti kažką savito, vat, kaip keisis neįstatas, vat. Krikštati visi tubo ir moka, turi savo stilių, žmonės dėl to žiūri. Nu jo, šiaip apskritai daugiau tokių nuotykių ieškotojų. Ir kas gal dar gali atrodyti, kad daugiau
tokių lengvabūdiškų ieškotojų. Iš esmės, kur anksčiau galvodavai, kad čia tikrai labai turi daug pasiruošti ir tie visi, kur ten per Atlantą plaukia, ar ten lipa į kalnus kokius, gal kai kur ir biškiant durniaus, tipo maždaug, kad per daug prisižiūrėjai, gal matai, kad čia taip nėra, bent jau atrodo gal sudėtinga ir tipo, žinai, kai būna, darai dalykus dėl to, kad esi arba labai drąsus, arba labai kvailas. Ir turbūt čia kartais gali jie susipinti tie dalykai. Kad siek tokių rezultatų ir kažkam turbūt pasiseka, kažkam turbūt ir nelabai, ypač apie Himalajus kalbant, ne? Jo, žinai, ta prasme, gal yra tikrai publika, kuri galvoja, aš kaip, žinai, nuogas į dilgelę šoku ir darau bet ką, bet aš daug dalykų pasveriu ir man kelionė yra projektas. Aš galiu ištisus metus keliauti ir negrįžti į Lietuvą ir viskas su tuo mokėjai. Bet man tada toksai gausis nebe keliavimas, o toks valkatavimas. Ir be pradžios ir be pabaigos. O man patinka kelionę susiplanuoti čia Lietuvoje. Yra startas, vidurys, pabaiga, padarau kelionę, grįžtu namo, žalias čekas, planuojusi kitą kelionę. Man kelionė yra atsakingas dalykas. Tie, kurie keliauja neatsakingai, tiesiog bim bam, bandom, darom, kažkas sulūžta, tada kelionį masto, kaip čia ką pasitvarkyti, manęs tas nežavi. Žiūrovą gal žavi? Nes vis tiek, kaip sakei, kad kuo sudėtingiau. Jo, žavi tas, kad tu turi tas problemas spręsti kelioniai ir tu bėdojasi. Bet man smagiau Lietuvoje būnant jau nusimatyti tas bėdas ir jeigu jos atsitiks kelionėje, lengviau įsispręsti. Taip, tas žiūrovo mažiau gal domina, nes aš mažiau tada problemų turiu kelioniai. Bet man tas pasiruošimas, jisai yra svarbus, toks atsakingumo gal momentas, ne vėjo vaikiškumo. Tai kažkaip, ypatingai, kai kalbam apie gyvybę, žinai, tai aš kažkaip noriu jau gerai pasiruošti ir žinoti, kaip sakau, kuo daugiau žinosi, kas gali tau įvykti, tuo tu ramiau jausis pačioje kelionėje. Tai nes irgi klausia, kaip tu nebijai. Sakau, aš daug ką įvertinu, daug jau nusimačiau, kas gali įvykti, nusimačiau, kaip tas problemas išgvildenti kelionį ir tu tada ramesnė galva pradedi tą kelionę. Tai bimbam lėkti, not my style. Ne tavo. Bet žinai, ką pastebėjau? Dabar, kaip suprantu, ten grįžtant prie gyvenamosios vietos truputėlį, tai dabar laive gyveni, ne? Jo. Čia Kauno Mariose tas laivas stovi. Ir aš pasižiūrėjau komentarus, aš nežinau, ką tu su jais darai, bet ten tiek daug patarimų. Aš tiesiog būčiau pasimetęs, ten kažką rodai, tai tu ten ne taip darai, turi dar taip daryti, tada kitas dar kitaip. Čia aš manau, bet kurio Lietuvos YouTube kūrėjo gauna tokius komentarus. Bet ypatingai, jeigu kažkas statai, žinai, kažką ten konstruoji, ar ten automobiliai kokie nors, aš nežinau, ten yra teisingas atsakymas kažkoks, ką ten ta žmonės siūlo. Ar buvo taip, kad pasiskaitai, žinai, ką visi sako, kaip reiktų daryti ir, manau, gal čia žmonės teisingai sakė bent kažką. 1%. Aha, žodžiu, nusišneka visi, ne? Tiesiog, dažniausiai jie nėra įsigilinę į tą sferą, jie taip mano, taip ir parašo. Ir koks 1% tikrai žino tą dalyką, tą amatą, patarė teisingai, tai reikia labai esu nudegęs ne kartą, žinai, kai prisiklausai, prisiskaitai ir žiūri, ne, čia tas neveikia, žinai. Ir tu iš karto būna ir dabar, žinai, skaitai, šitas, seniuk, nepaeis, tas ne. O šitas gal ir jo, šitas gal gerai. Tai taip, žmonės, Lietuva, kas antras treneris, kas antras statybininkas, kas antras mechanikas. Tai tą reikia suprasti, bet reikia, savo galvą turėti ir biškai atfiltruotą informaciją, nes, kas jam atrodo tinka, tau visiškai netiks. Nežinai į tavo poreikių, žinai, ką tu planuoji ten toliau daryti ir panašiai. Pač laive turbūt nedaug kas yra gyvenę. Tai... Jo, tai čia, žinai, vėlgi irgi dalykas, kur, ta prasme, aš nežinau, kiek šiai dienai laivuose gyvena lietuvių Lietuvoje. Tai specifinis gyvenimas, specifiniai poreikiai ir dalykai, kai kalbam apie ištisus metus, tai, jo, pasitart su kažkuom yra žmonių, bet labai nedaug. Tai taip pat ir su kelionėm, kiekvienas irgi ten galvoja, kad čia taip, bet, aš
stengiuosi klausyti tik tų žmonių, kurie, panašias kelionės yra praėję, tą amatą turėję, patyrę, ir savo srities ekspertai. Tada nesudegi. Aš manau, kad dabar esi vis tiek laivų ekspertas, noriu vieną video paleisti. Iš tikrųjų, ieškau tavo video, bet radau visai kitą, tai tada, jeigu gali apie šitą... O kaip Žvagulio laivas, kaip tu galvoji dabar? Šitas kateriukas? Išjung gali šitą muziką, nes šitoj mes sėsim dėl tos muzikos. Jo, tai kaip vertini, pažiūrėk. Čia ir Starošaitė, išlenda, žiūrėk. Marių legenda užrašyta. Tai kaip šitas laivas, ar galima gyventi? Tai realiai šiltuoju sezonu tai drąsiai aš pragyvenčiau. Šaltuoju jau būtų sudėtinga. Kas šaltuoju laikotarpiu? Žvagulius, matomai, Drevernui bus tik tai vasara, o kas tau šaltuoju laikotarpiu? Matai, taip pat iš tiesų kaip ir name. Turi, kad vamzdžiai nesusprogtų, o kad vamzdžiai nesusprogtų, kas vyksta statybose, juos vis tiek leidžia po žemę, kur nėra įšalo ir panašiai. Tu, kai esi ant vandens, virš vandens to negali, tai tada prasideda vis elektra, šildomi kabeliai ir tokie momentai, žinai. Tai vienas dalykas, tada pačio paties šildymas, kaip tu planuoji šildytis tą laivą. Ar buržuikę statysi, žinai, ar biški kažką moderniau, ar eisi. Sakyčiau, kiekvieną vakarą, bet ne tavo tema. Ne mano tema. Tai va, žinai, šildymo momentai, visa laivo izoliacija. Tai skaityk, kad tai yra kaip ir skydinis namelis ant pontonų, kuris turi 3 variklius ir gali plaukioti iš taško A į B su vairu. Tai tas dalykas, vanduo, kiek tu turėsi to vandens, kaip tu jį užsipildysi. Tai va tokie visi, žinai... Kanalizacija į vandenį. Ne, turiu. Keista, visi vandenį. Nesąmonė. Ne, yra cisterna, išvedimas, bet vandenį galima, bet atviro jūrai leidžiama. Arba vandeninė. Šiaip vandeninė tai leidžiama, Baltijos jūra, man atrodo, irgi ten už kažkiek. Ką, tulką pasidaryti į vandenį? Jo. Nes Grenlandijoje dabar buvau, tai visi aš buvau nustebęs, bet o kur kitur, kai ant akmens gyvena? Taip, ant ledo, kai gyveni. Jo, ir sakom, tai gal po pirties ten pasimaudyt? Ne, geriau nesimaudyt. Geriau ne? Nesimaudykit geriau. Ne, ir šiaip ten pležo kažkokia per daug neturi, bet atkreipia dėmesį, kad realiai visi vamzdžiai yra į vandenį. Taip. Šiaip paim bet kokį kruizą, žinai, pasaulinį ar jūrinį, 12 000 žmonių laive, viskas gražiai taip, bet gal iš tavo laivelio ten, ką tu ten kažkokios didesnės žalos negu yra dabar ten, turbūt ne. Kauno mariose liūdna su to žalumu, žinai, ir jos ir rūksta, bet kitas dalykas, kiek mes turim tos kontrolės, nes aš kaip plaukiau Baidare Nemunu iš Baltarusijos ir kai mačiau visi fabrikai, žinai, į tą Nemunėlį dar siaurą pakankamai. Lietuvoje ar Baltarusijai? Baltarusijai, žinai, ir tos putos eina iš tų fabrikų ir po truputį tas Nemunas drumzlė. Nes pirmieji metrai tai ten krištolinis vanduo, tas Nemunas, žiauri fainai. O paskui jau kol pasiekė Lietuvos sieną, tai jau jisai toks smūtnas. Tai, žinai, ta visa chemija sueina, sustoja ties Heso, bum, ir ką? Fosforas žaliuoja, plus dar čia, žinai, aplinkui Lietuvą patrešia, nuplauna, subėga, baseinas nemažas, subėga, ir turim, ką turim. Grygiškės atsimenu dar suleido savo dozę, šaunuoliai. Grygiškės, jėga. Tai čia labai ilgas dalykas, žinai, kad jį keisti ir sutvarkyti ir dar plus dar, kad mes net ne, kad ir save susitvarkysim, bet yra Baltarusija, kur jiems 100 metų, tai čia, žinai. Gal reiktų apsukti tiekmę vandens. O kaip atrodė Nemunas? Nemuno pradžia. Aš įsivaizduoju toks bėga iš kokio kalniuko toks. Šiaip Nemuno pradžia yra tiesiog melioracijos kanalas laukuose. Tokia didinga upė ir tokia pradžia? Jo, kurio tu net realiai jame net su Baidarė nelabai pairkluosi. Tai... čia jau tos ištakos, bet Nemunas prasideda nuo
Myša ir dar kažkokia, nu, 2 upeliai, žinai, Aš susijungia. žinau, čia 2 pijokai. Myša ir dar kažkokia. Jau pamiršau. Nu. 2 upeliai susijungia ir tada oficialiai prasideda Nemunas, tai jisai, nu, ne, ten yra, žinau, koksai 20-30 metrų ten. Ir tada vingiuoja, kai kur susiaurėja, kai kur paplatėja. Bet šiaip faina kelionė buvo ir, žinai, aišku, dabar jau nelabai pakartuosi. Bet 18 metais, tai man tai buvo pirmoji kelionė Baidare ir gavosi 25 dienos, grinai nuo ištakų iki Kiaulės nugaros. 25 dienos, viena iš jų laisvadienis buvo, tai žiauriai gerai ir supratau, kad noriu dar toliau Baidare keliauti ir patiko, nes, nu, vis tiek pamatai tą šalį iš vandens pusės, ne nuo kelio, nežinai, nu, biški kitaip. Tai... Nu geras, reikės įsijungti, pažiūrėti. Turi nufilmavęs, kaip tavo Yra Nemuno vlogai, pradžia, jo. ne? Gerai, tą ir pažiūrėsim. Nu ką, darom truputėlį pertraukėlę. Einam pamyšti Nemuną ir tada tęsim toliau, ne? Nu ką, turėjom šiokią tokią trumpą pertrauką. Ką veikiai per pertrauką? Toliau damušiu vandenį. Šiaip tai jo, mes per pertrauką lygiai tiek pat šnekėjom ne prie kameros. Tave vadina, kaip ir pats girdėjai, pats ką tik pasakėjai, tai yra, nu, popsėjas keliautojas. Esi kelionių pop atlikėjas. Taip išeina. Nežinau, žmonės. Kas nutiko? O ar buvai kitoks anksčiau? Buvai rock arba koks nors sunkiosios Viskas muzikos. tas pats. Bet dabar Ką aš žinau? popsėjas. Jeigu lyginam 10 kelionių, 10 metų keliavimo, tai tiesiog pirmesnės kelionės buvo gal primityvesnės, su mažiau įrangos, su mažesnė kokybė. Dabar galiu leisti savo kokybę, geresnį dviratį ar Baidarę, geresnę kamerą. Ir tiek, iš tiesų, keliavimo metodai nepasikeitė. Turinio montažas, jisai pakankamai panašus pas mane, ten aš efektų nededu. Nežinau, kas, gal tiesiog žmonės priprato, kad aš keliauju, tai gal jau. Gal reiktų tau, pavyzdžiui, ne su šustrų dviračiu važiuoti, o išsitraukti iš rūsio, jeigu turėjo realiuką. Dėduko, ne? Dėduko realiuką išsitraukė. Ir va, gal taip tada vėl grįžtum prie... Nu, žodžiu, dar grįžt prie dar didesnio savęs kankinimo ir žmonėm rodyti. Taip. Tiesiog, kad paįvairint. Keletas tavo šitų, nu, tų kelionių tikrai labai daug buvo, bet aišku, šitie ir Himalajai tokie įsimintini. Aš kaip tik dar apie Vladą Vitkauską buvau įsijungęs pasižiūrėti, ką jisai tikrai išprotėjęs Anykštėnas yra nuveikęs. Ir tais laikais tikrai gerų nesąmonių prisigalvojęs. Ir, pavyzdžiui, vienas buvo absoliutaus Lietuvos aukščio rekordo su pilotu Vytautu Samarinu, 10 km 64 metrai 2006 metais skrydžio nuotolio ir trukmės rekordų karšto oro balionų dalyvis. Ta prasme, Taip. jeigu aš gerai suprantu, tai su tiesiog oro balionu pakilo 10 Kilų. 10 kilų. Neblogai. Ta prasme, čia crazy. Nu, čia jau daug. Tai va, tai ir po to galvoju, kad žmogus ir, kaip sakau, kaip tada atrodė, įlipti į Everestą, žodžiu, pirmajam. Aš nežinau, ar ten jis įlipo tuo pačiu keliu, ar ten daug tų kelių yra, gal vienas lengvesnis, kitas sunkesnis. Jis lipo iš pietų pusės. Ten žiauriau ar ne? Ne, ta prasme, labai panašiai. Nu, ten vieni dalykai yra labiau pavojingesni, pas mus kiti šiauriniai, kai mes lipom. Tai sunku net įvertinti, kuri, žinai, pusė sunkesnė. Plus viską iš tiesų diktuoja oro sąlygos. Jeigu tu turi geras oro sąlygas, užtaikai gerą langą, tai, žinai, net ir ten tos sunkios vietos netrodo tokios sunkios. O su žiauriom oro sąlygom, tai ten ir, žinai, lygiam keliukai ten tave gali nupūsti. Tai čia vien tas yra faktorius. Bet kad dėl sunkumo, nu, vat... Nepraėjau pietų pusės, negaliu įvertinti, pasakyti. Bet reikia. Reikės, nes aš bent jau mačiau nuotraukas, tai tą dieną, kai jau buvo pasiekta, buvo nuostabus oras, buvo labai gražu. Mes laukiam to. Taip. Mes laukiam gero lango, kad galėtume šturmuoti, kad nebūtų ir pūga. Ir nu, ten buvo daug diskusijų su šerpai, žinai, kada čia, kur, visi ten seka tos orus, kaip išprotėję. Nu, ir visi laukiam to kalnų papėdės, kada. Ir... Tai ten jau, ten sinoptikai turi darbą kažkokį, ar ten jau labiau vietinis
vietinis orų žinovas tą žino. Visi iš tiesų ten žino, visi naudoja tas pačias programos, programėlės, websaitus, tai nėra ten kažkas tokio labai nuslėpta. Principe... Net 8 km aukštį naudoja internetus, ne? 8 ne, bet ABC jo, tenais jie gauna, plus jie, žinai, dar su racijom sukomunikuoja ir plus žiūri, nuo kurios stotelės žiūrėt orus, nes yra tos meteorologinės stotelės 8 km, tai dar jų turi irgi duomenys. Kažkas gal ir net turėjo nunešti kažkurio laiku. Vieni kopė, kitas tą stotelę neša. Taip, tai tu įsivaizduoji. Taip, aš kai lipau, tai aš pagalvoju, blemačkai, tik čia viskas užnešta, čia sumontuota ir blemba. Sunku. Kitas įdomus dalykas buvo jūsų eiliškumas su visa hebrytė, kur ten įėjai, jūs keliese buvot, ar ne? Du liktais neužlipo, ar ne du? Kiek ten buvo? Aconcagui? Ne, Everest'e jau. Ne, Tadas tik neužlipo. Vienas. Aš, Justas ir Nerijus užlipom. Jo, ir ten, kai skaičiau jau tą, kaip čia pranešimą, ar kaip ten bebūtų, ten, kur buvo jūsų eiliškumas, kuris ten kelintas užlipo. Ten vienas 5, kitas 6, ar kažkaip, ar ne, 7, 8. Jo, 8, 9, 10. Nu, tai ką, diskutavo šitą temą, kaip čia daro, ar tiesiog taip gavosi, kad tą patį eiliškumą? Gal kažkada ir diskutavom, dabar taip neužfiksau, aš kaip galvojau, man tai svarbu į top 10 tilptų. Aš norėjau top 10, žinai. Tai aš 9, Nerijus 10. Bet kai eini jau link to, žinai, kai jau lieka ten, žinai, paskutiniai keli šimtai metrų kažkaip iš viso, ten galva išsijungia, plius šiaip deguonės stygius, tai kitaip ir smegenys veikia, tai jau... Palauk, aš noriu būti top 10. Pasitrauk. Taip, nebuvo. Jo, mes su Justu pirmiau užlipom, Nerijaus dar palaukiam. Tai šiaip geros žiauriai emocijos ir sunku, kai pagalvoji tas visos ten tos savaitės ant kalno, ten pavargęs, slogas, sergi, ten aukštis, nu žodžiu. Savijauta tai šudina kiekvieną dieną ir tu ten miegok, neišsimiegosi, nepalisėsi. Ir atrodo greičiau, žinai, jau užmaigiam tą kalną ir varom iš čia. Ir dabar, žinai, kai grįžti ir tai po kurio laiko blemba, vėl reikėtų grįžti. Tie kalnai vis tiek turi savo trauką ir tas deguonės stygius, jisai kažkaip turi savo žavisi. Pirmiausia, esu buvęs gal kažkur čia Bolivijoje, ne Bolivijoje, ten kokie buvo apie 5 km. Aš galvojau, kad, žinai, kur per darbų pamokas reikdavo su tuo, kas nestaklės, kas ten prispaus kokį nors daiktą, kad laikytų, tai man taip smegenis spaudė tas visas kalnas. Taip. Beprotiškas skausmas. Jo, matai, aklimatizacija yra ilgas procesas, daug vandens, daug laiko ir tu negali skubėti. Tu jeigu nori komfortiškai lipti 5 kilus, tau reikia, žinai, bent kelias dienas tam skirti, po truputį palaipyti. Jeigu taip zigzag, tai ten suspaus galvą. Ten jūs iš viso, ten jau patį viršų lipo, tai kaip, kad... Iššila, kur einu parduotuvį prie kasos žmonės praktiškai juda tokiu greičiu, ne? Ten lėtas buvo jau tas visas. Lėtas ir nepaskubėsi, iš tiesų kalnuose nepaskubėsi. Ir dar kitas dalykas priklauso, kas priešais tave. Nes, pavyzdžiui, mes buvom porą vietų įstrigę vien dėl to, kad yra siauras praėjimas ir priešais mus ėjo kiniečių komanda. Ir kiekvienas kinietis alpinistas turėjo dar po 2 šerpus pagalbinius. Ir, žinai, jie kažkur užstringa ir turi laukti, kol praeis. Tai, mes realiai sulipom į viršūnę per 11 valandų, kas jeigu nebūtų jokių spūsčių, tai tiesiog mūsų kompanija eitų ir užliptų, tai turbūt būtume ten kelias valandas nubraukę. Vien dėl to, kartais komandos narių ar visai kitų svetimų alpinistų, kartais tas tempas palėtėja. Arba dėl tavęs jie palėtėjo, tas irgi yra faktorius. Nes ne visur apsilenksi, turi iš paskos eiti. Tai, tokie tie kalnai jau, žinai, kas jau kalbant apie plus 8 kilometrai. Aš nežinau, kaip tėvai tavo atrodo, bet
tėvų plaukų spalva turbūt keičiasi kaip metų laikai. Aurimai, mačiau, kur tu ten strigė, žinok, jau dabar aš iš žilo, dabar jau plaukų, dabar biški nėra, po to atauga, po to vėl spalva pasikeičia. Nu. Ne, žinok, kai pasakiau tėvams apie Everestą, tai chill. Įvarysi, be problemų. Kai pasakiau apie Mizūrį, tai iš viso kaip savaitgalį išvyka. Nes Atlantas buvo toks stiprus smūgis. Jau iki Atlanto, žinai, aš grūdinau ir viskas buvo gerai. Ir tada smėgiau Atlantą ir tada jau tėvam šokas. Aišku, po truputį išaiškinau, kaip čia kas vyksta. Ir paskui, va, Everestas, Mizūris, va dabar tai ramiai pakankamai reagavo. Klausyk, aš dar tą eiliškumą tavo, kur sakai, norėjai iki top 10, kad būtų, ne? Tipo, įsivaizduok, jeigu būtų dar vienas lietuvis kažkada įlipęs ir buvęs tas 8. Taip, tada jau mes gauname. Ar jūs dar būtume draugai bent su vienu iš kažkurio draugų? Ne, tai pala, tai čia galėjo ir dabar šitą situaciją būti, nes Tadas buvo. Tada kažkuris lieka 11, kas irgi neblogas skaičius. Nu jo, dar 11 tiesiog, kad simboliškai gerai skamba. Jo. Bet visa kita yra, ta prasme, nors net ne šlovė, o jau gėda. Mano mėgstamiausias skaičius tai yra 12, tai 12 irgi neblogai būtų. Nu jo, tai tada 13 irgi, bliam, jau gerai, 14, jau šiknamų. Gerai, palaukit. 13, tai irgi galingai skamba. Palaukit, 14 einikis galbūt, tai irgi neblogai. Ar 13, 14. Nežinau. Nu, žodžiu, gaunasi, jeigu patinka krepšinis, o tau patinka, iki 15 numerio galima, žodžiu, galima bandyti. Jo, kitas dalykas yra, dar dabar grįžtant apie plaukimą, aš nežinau, buvo labai įdomu stebėti dar vieną plaukiką, žinoma, turbūt irgi daug kartų esi tą temą kalbėjęs su kažkuo arba bent jau su draugais. Po tavęs, man atrodo, gal nei pusmetis nepraėjo, Aurimas Mockus plaukė per Ramųjį vandenyną, kas turbūt yra ten jaučiu dar sunkiau, ne? Jo, Ramus atstumas, atstumas, audringesnis vandenynas. Jis jau mes jau pradėjome bendrauti, kai aš ir klavau. Jis jau manęs tam jau klausė. Tu ten varai per tą... Palauk, tu taigi dabar aš šatą. Ne, tai jo, sakau, gerai, tai čia tas taip, ta prasme, kiek aš turėjau informacijos, tai aš tą visą, žinai, suteikiau. Jo, jisai biški vėliau, aš grįžau ir dar po kokio tam tikro laiko, kad, žinau, jis jau ruošė savo valtį į konteinerį, į siūsti, tai jo, pakankamai paraleliai labai greitai jisai pradėjo savo odisėją per Ramųjį. Ar sekėjai, kaip jam sekės? Jo, viską žiūrėjau, nemažai žiūrėjau ir, žinai, tie patys tokie flashbackai man pačiam iš vandenyno, tai pavydėjau, žinai. Nors, aišku, kaip Ramusis yra piktesnis ir, labai didelis atstumas, tai tu negali tikėtis, kad tą didelį atstumą įveiksi be jokios audros, tai, žinai, vis tiek papulsi. Tai, jo, rimtas žiauriai iššūkis. Bet ką, gamtos stichija, žinai, yra gamtos stichija, tai ne visur pašokinėsi. Ir Atlante būna to tik rečiau, o Ramiam tai būna dažnesnis šitas momentas. Laikei tą mygtuką Atlante, nors kartą buvai pirštą pridėjęs? Ne. Nes tai reikia, man atrodo, ten atidaryti ten tokį, tada paspausti, ne? Jo, o kiti būna nuo vandens aktyvuojasi, tai nereikėjo, turėjau 3. Prisikvietė, žodžiu. Sraigtasparnį, laivą. Sraigtasparnis tik 100 kilų skrenda nuo kranto, kaip man sakė. 200 kilų gali nuskristi, bet tada turės kažkur nusileisti ant tavęs. Čia? Ten jau per 3 mygtukus, tai ten ir turbūt ir maistą atvežtų. Ta prasme, žinai, tiek daug skirtingų. Nes aš dabar Grenlandijai kalbėjau, tai su tais, kurie ten, tarkim, turus kažkokius daro arba kažkur į kalnus važiuoja. Jo. Šiaip gana dažnas atvejis tų mygtukų paspaudimų, nes žmonės atsiduria tikrai nepavydėtinose situacijose ir, kaip sakė, kad jau turi tau būti tikrai literaliai žopą, kad tu spaustum. Nes jeigu dar ne visai, tai po to gavosi labai fainą sąskaitą, už kurią turės sumokėti. Nes, tu prasme, tu gelbėjai savo nesveikatą, o gyvybę. Tai va čia reikia atskirti labai šitas 2 savokas. Ir kiekvieno kelionėje aš žiūriu savo gyvybės. Sveikatą tai, žinai, pasitaisysi.
O gyvybė, jo, jisai, nu, tas jau mygtuko pirmo paspaudimas jau tik toks crucial. Ir aš turėjau orų žmogų, Nilsą, prancūzą, kuris man kiekvieną dieną siūsdavo orų prognozes, kai aš buvau vandeninė. Aurimai, Kokia banga. rytoj tau. Rūkysi. Nu. Taip nebuvo, bet jo, sakydavo, kad dabar bus rough ir panašiai, jis taip ir pamotivuodavo, plus jisai 17 metais pats periklovo vandenyną, tai žino, ką šneka. Tai sako, ta prasme, valtis yra tavo lifesaveris ir gink dievę, niekad neaktyvuok to life rafto ir palieki valtį ir šoki tą guminį life raftą, nes jisai nieko gero. Tik tokiu atveju, nebent jeigu tuo valtis literaliai pradeda skęsti, žinai, tik tada. O taip, tai tu stengiasi būti valtė, tai yra tavo išsigelbėjimo, žinai, ir jeigu reikia, kvieti pagalbą, bet, nu, nepalik valtės. Nes kiti būna labai greitai, ačiū, blogai, viską meta, pasiema grebegą, kur yra tie būtiniausi dalykai ir šoka į tą, žinai, gumešką ir tada tu ten, vandenyje. Bet gal būtum perplaukęs su guminė valtim, pavyzdžiui. Jo, arba išgelbėtas su guminė valtim. Tai jo, tas jau tik tais emergency pirmas yra. Teorimo atveju jau ten tą mygtuką reikėjo jam. Jo, jam pradėjo leisti valtis per siūlę, pradėjo ir jisai turėjo pompuoti kiek 3 dienas, jisai pompavo tą vanį, kad bent kažkiek laikytų balansą, kol galiausiai atplaukė australai, tai jo, ten jau nebuvo jokios išeities. Nu, teoriškai ten gali dar su tam tikrom mastikom ten tą bandyti užklijuoti iš vidaus tą trūkį, bet nežinau, koks ten buvo didelis, žinai, tas trūkis, tai, nu, čia tokie jau niuansai. Žinau, mačiau stresą, žinai, per AliExpress ar Temu reklamuoja tokį Zolkę, kur visą bėgantį vanį. Jam gal to ir trūko. Gal dar trūko. Būtų susiklijavęs. Tai kai marketingas būtų, this tape saved my life. Ir tą videką rodo ant right now, 1999. Čia, man atrodo, reklamuoja dabar tos drabužius, kur maikės, kur kiek ten už $5, kur visas meta, tu irgi toks. Tokia didelis maišas rūbų ir gali už $5. Tokį nemeta dar. Tai va, tai jeigu daugiau žiūrėsim, mes ir toks. Šitą dėl Aurimo dar. Įsivaizduok tokią situaciją. Jeigu jisai būtų pirmas plaukęs, o tau būtų Atlantas jau po jo, ar dar būtum Atlanto kelionę varęs ar ne, kur realiai, ką jisai bedarė, tai jau vis tiek, tada pradedi lygint. Dar sukrito, tai dar vardas toks pats. Čia labai sukrito. Vardas. Ir turbūt veda, vis tiek tave meta, žinai, kažkur paieškoj. Vardas vėl baidarė. Tavo vardas, vėl plauki. Realiai viskas sutampa ir tada, žinai, nu, visi jau išgyveno tavo tą kelionę. Ir dabar vėl iš naujo kažkaip, nu, jo, nu gerai, žinai. Tai va, tai įsivaizduok tokią situaciją, jeigu būtų buvę atvirkščiai ir greičiausiai, nu, tada tikrai visas dėmesys būtų ten ir po to nebūtum turėjęs greičiausiai tokio pasisekimo, ne? Jo, bet šiuo atveju Aurimas norėjo, žinai, irgi maksimum išspausti iš marketingo ir panašiai, tai aš visą tą suprantu, bet tiesiog buvo nestrategiškas laikas pasirinktas. Jam reikėjo, jeigu mano atveju taip, aš būčiau turbūt keletą metų palaukęs, 2-3, kol, žinai, žmonės apsišlifuos, jo banga praeis, žinai, jisai kažką kito pradės daryti ir va tada anonsuoti Atlanto kelionę, nes tiesiog vien iš žmonių, kaip tu sakai, to lyginimo ir panašiai, ta banga būtų nuslopus ir žmogus jau naujau žiūrėtų į tave, negu kaip vat, ant karšto. Tai ir tada jau visai kitaip tas marketingas dėliotųsi. Tai, nu, čia, sakyčiau, bet aišku, žmogus irgi, žinai, nežinojo, jeigu iš seniau pradėjo dėliotis tos dalykus, tai, nu, vis tiek ilgi procesai, tai nėra taip, kad greitai čia pastumsi. Ai, šį savaitgalį varom kitą, žinai, biškai kartais sunkiau. Tai Mockų žodžiu viskas sugadinai, ar tu jo atsiprašai? ne. Ar pasakai, nepyk, aš tiesiog tau viską sugadinau. Nu, bet matai, aš irgi kiek stengiuosi tos informacijos jam suteikti ir panašiai, mes ir susitikę buvom ir ten irklus rodžiu, jam dėl irklų buvo ten klausimų. Tai nesijaučiu, kad reikia atsiprašyti, žinai, kiek stengiau žmogui padėjau. Ne, bet žinai, svarbu, kad viskas, sakykime, sėkmingai baigėsi, dabar jis turi tą valtį, ją ir restauruoja ir kažką darys su ją matomai.
Tai, ta prasme, kaip sakau, kiekviena kelionė pamokos, vienas skausmingesnės, kitos mažiau, tai čia. Aš tai žinau, galvoju, kad gal ir atsiprašyk vis tiek. Dabar žiūri, žmogus laukia. Aš neturiu ko atsiprašyti. Ne, jokau, šiaip tai šaunuoliai, ta prasme, tokius dalykus daryti, ypatingai, žinau, aš esu nustebęs. Aš klausiu, man atrodo, jo draugo Šarūno Jaskevičius, praeitie žvalgo. Ja. Sakau, tai Mockus kažkada jis plaukėjęs kada nors ar ne? Ne, tai ten kažką, žinai, maždaug taip. Nu ir po to savo susigalvoju, va tokia nesąmonė, kur... Nes irgi tie žmonės, kurie manęs nežinojo, galvo, kad aš kažkoks irkluotojas, panašiai, Nu, taip, nu. Nieko panašaus. Todėl iš kitos pusės turėjau tos ir kritikos iš tų pačių irkluotų ir panašiai, kad tipo, ką tas čia sumastė, žinai, toksai... Bet, challenge'as yra challenge'as. Nu, čia sakau, šiaip keista, kai žmonės lyg to ir, aišku, tu daug baidarė praplaukėjęs, bet kažkaip kaip žmonės to atrodo, atrodo... Ne tos ryties. Jo, ne tos ryties, daro tokius dalykus, tai labai keista. Nu ir kas, ne? Nes pats... Požiūrio klausimas. Nesi kokios sportinėse rungtyse ir klajimo dalyvavęs. Gal tu į olimpiadą net patektum? Nepatektum? Tai nesi toks kietas ir klotas šiaip. Ne. Tik kad ilgai, jeigu tau reiktų tada... Aš gal psichologiškai jaučiuosi gerai, bet technika, tokie dalykai, žinai, ne. Aš senas jau. Dar senas. Plius, bet technika tai ką, reiškia, kad nugarą susivarytum. Kažką susivaryčiau. Ja. Plius ir kluotai šiaip yra aukšti, aš žemas, 7,6 mano ūgis, tai o jie ten, žinai, 1,9 ir plius, tai jų visai kitas įris, mostas, tai jie žymiai efektyvesni būtų. Aš tai ten kaip balutėj būčiau. Iš kur žinai, nesi gal bandęs, ar esi? Ne, nesu, bet... Šia būtų įdomu tave pamatyti. Ta prasme, bet tu ir lankininkas ne pats geriausias, bet pažiūrėk. Reik bandyti. Ir supranti, ir čia gal toks irgi iššūkis galėtų būti, nes manau, kad žmonės irgi tokius susigalvoja savo galimybės pabandyti. Aišku, šansų turbūt, kaip ir sakai, nebūtų. Bet matai, aš sakyčiau, varžybų to momento, konkurencijos momento, aš jau labai atsikandau su karate. Ir aš daug metų prasportavau ir man jau, sakyčiau, lysti tą konkurenciją, bet kurioje sporto šakoje jau man nėra tiek įdomu ir tiek nežavi. Nes gal anksčiau, kodėl nenorėdavau žaisti, nes bijau gaut, tai gal dėl to ir tu taip. Ne, man gerai sekėsi karate ir viskas ten gerai buvo, bet tiesiog per tiek metų ta vis konkurencija ir tas varžybų, žinai, atmosfera, aš pavargau nuo jos, aš nenoriu konkuruoti, aš noriu tiesiog varyti ir išvaryti, žinai. Tai dabar treniruotis ir kluoti ir, žinai, su profesionalais varžytis, toksai, nežinau, kažkoks prieš vėjo malūnus man šiame laikotarpyje. Žodžiu, jeigu laukite kažkokį irklavimo rungtyje, to nebus. Sunkiai. Tema yra uždaryta, atsikniskite, nebeklausinėkit. Greičiau jau lankininkystės varžybose, pašaudys su lanku. Ar dabar atsibūdęs vidury nakties katą padarytum? Vieną kitą gal ir padaryčiau, jo. Gerai, šaunuolis. Daug sporto šakų, bet kas tave tikrai žavi, tai yra pavojai. Turim vieną videką, parsipūtę, nieko prieš, kad parsisiuntėm iš tavęs. Viskas gerai. Va. Normalus akmeninis takelis, tai jau čia bus lengvoji dalis, aš manau. O, žiūrėkit, išsiveržė. Eik tu! 18. Šūdas. Tikrai, kad šūdas. Eik tu savo, išsiveržė. Blemba. Ir nei vieno keiksmažodžio užsienio kalbos. Čia dinkti reikia. Aš nesikeikiu. Eik tu! Čia trūksta. Kaip tu? 100 metrų pakilo debesis. Blemba. Nes šiandien eina takas ir čia yra sudžiūvusi lava. Tai jeigu jis čia buvo peršykęs kryptim, tai gal čia aš liksiu saugus. Palauk, stop, tai šitoje vietoje ir sustabdom. Čia tekėjo lava ir jeigu aš šitoje vietoje liksiu, būsiu saugus. Čia yra blogiausia vieta turbūt, ką gali būti. Ar tu tiesiog galvoji, kad jeigu yra takelis, tai yra geriau negu kad realiai visas užlietas? Ką tu čia savo galvoji, ta prasme, ar... Aš čia dariau mamai palinkėjimą. Taip, labas, mama, aš čia lipu ugniką. Ir tada įsiveršė. Aš tada peršykau tikrai, bet paskui, žinai, tos
grybas pakilo ir pradėjo po truputį, taip, žinai, mažėti ir, nestiprėti. Tai supratau, kad čia, žinai, nėra atvira lava, čia buvo tas puptelėjimas. Galima lipti toliau. Dar galima lipti toliau. Tai aš dar lipau. Nes čia buvo pasiruošimas prieš gimtadienį. Aš per savo gimtadienį norėjau užlipti viršūnę. Bet nežinau, kur takas. O vietiniai ten baliečiai įima kešą, tipo, einam, čia, žinai, eik tu šikto, aš galiu ir pats užlipti ugnikalnį, man nereikia tavęs. Tai aš tikare praėjau ir radau tą kelią. Ir galvoju, lipu maksimaliai, kiek galiu išlipti, kad jau gimtadienio dieną, kai naktį pradėsiu lipti, rašiau aš tą takelį. Tai aš beveik iki viršūnės užlipau, viskas ok, takas aiškus, per Google Mapsus pasižymėjau, tada nusileidau ir tada po kelių dienų per savo gimtadienį iki pat viršūnės užlipau. Tai čia buvo preparation. Patyręs keliautojas elgėsi labai Ar tą patį rekomenduotum žmonėms daryti, ką buvai padaręs, žiūrint besiveržiantį ugnikalnį, būtent taip elgtis? Šiaip tie suodžiai labai nuodingi yra. Lėktuvai neskraidė Islandijoje ir į Ameriką. Ir pusė Europos buvo, kaip čia, kažkurio metu per šituos ugnikalnių įsiveržimus. Tai nebuvo turbūt pats išmintingiausias tavo elgesys. Turbūt jo, bet man patinka gamtos stichijos, žemės drebėjimai, ugnikalniai, tsunamiai, tornadai. Aš žiauri tornadą noriu pamatyti Misuriuką ir Kluosiu. Man tas nenuspėjamas gamtos pirštas, žinai, Dievo pirštas, ugnikalnis. Jisai man turi žavesi, nes tai nėra suplanuota. Čia, žinai, ne kažkoks teroro aktas, kur kažkoks žmogus sugalvojo ir čia per rytų kažkas tau atsitiko. O čia, gamta ir tu esi nuo jos, visiškai mizeris lyginant prieš ją. Tai man tas žavi, žinai, kai tu esi gamtos stichijoje ir nesinori jo išžūti, bet norisi bent kažkiek arčiau jos padalyvauti. Ar draudimo kompanijos yra susipažinęs su tavo veikla ir kokie dalykai tave į didžiausią pavojų, kaip čia pritraukia? Ar tu jiem net nerodai? Ar užbaninės draudimo kompanijas, kad nežiūrėtų tavo video? Jo, jie yra biškai apsiskaičiavę su manim. Atsimenu, pildžiau tenais gyvybės draudimo prieš Atlantą. Ką užpildė tiesiog turistinė, poilsinė kelionė? Gyvybės. Ne, ten gyvybės. Tai kaip tiesiog. Ir jo. Paskui ten persiskaičiavo, tai ten mėnesinis buvo ten nuo 6 eurų iki 4 pakilo, žinai, tipo. Bet kas gerai su to gyvybės, kad, po kelionės tu jį nutrauki ir viskas. Nes man tas gyvybės tik dėl to, kad pinigus išmokėtų tėvams. Žinai, tik dėl to. Ten Atlantik nereik tau sveikatos draudimo, nes ką tu į polikliniką prisistatysi. Neaktualu, tai tau tik gyvybės, jeigu žūtum, žinai. Tai pas mane daugiau kelionės eina tas gyvybės draudimas, ne sveikatos. Mano bičiulis toks Tomas Grigaitis, man atrodo, jisai man pasako, sako, kad jau už mano draudimo pinigus čia tikrai niekas nebaliavos. Šitai va. Tai jis atmeta šitą variantą, kad pavojingose situacijose dar reiktų apsidrausti tam, kad kažkas po to ten savo geresnį gyvenimą pasidaryti. Bet iš kitos pusės tada reikės jiems susimokėti, kad tave atsigabentų iš kažkur. Bet jeigu liks, įsivaizduoji? Tada gerai, bet jeigu ne, tada nemažai išlaidų, kūną gabent lėktuvu, ten daug reikalų. Ar esi dar kokios nors pavojingose, tokiose situacijose buvęs? Gal net ir absurdiškai pavojingose, kad čia ugnikalnis, čia yra, ta prasme, kad sutaptų ugnikalnis, tai tikrai nėra eilinis. Čia unikalu, jo. Jo, kad būtų dar, galvoju, čia dabar jau bus. Yra akmenų praskridė Čiliai pro galvą. Taip šonų, tokių jau rimtų riedulių, bet jau dideliu greičiu, nes gaunasi nuo vėjo, nuo ugnikalnio viršaus maži, žinai, tie akmenukai išjudina didesnius ir jie rikošėt, tun. Žinai, aš nemačiau, aš taip einu, stoviu. Ir taip, ir praėjo toksai, žinai, nubliama, galvoju, čia būtų į mane pataikę jau. Kažkaip primena, Final Destination, man atrodo, kur tokie dalykai praskrisdavo baisus. Daugiau tokių, žinai, ten ir autobusas pravažiuoja 5 cm nuo dviračio vairo, kai varai keliuku, ir tokių būna, bet,
kasdienybė. Ar tu kaip vairuotojas, kai važiuoja dviratininkai... Aplenkiu per visą priešingą pusę. Ai, tu juos tiesiog supranti. Nėra, kad tavo pusės pasikeičia. Ne, nei kiek. Dabar sumažintų dviratininkams. Ne. Tada, ne? Nei kiek. Aplenkiu iš šokų į priešpriešą, apvažiuoju ir kiek pavyksta. Tai aš save matau ant to dviračio, žinai, tai aš iškart žinau, kas man nepatinka, žinai, ten ir panašiai. Žodžiu, eisme turi didžiulę pagarbą visiems eismo dalyviams. Taip Šiaip jo, ta prasme, kad ten kažko nemėgčiau, dar kažko, ne. Mane yra partrenkę, kai važiavau su paspirtuku. Ant kapoto? Nustūmė į savanorius iš turgelio. Palauk, aš važiavau Taikos prospekte. Kaip įstūmė į savanorius. Žinai, tą žalią turgelį, Kalniečiuose prie savanorių. Dar palapinė vadinama. Kalniečiuose prie savanorių. Dabar, kur atnaujino. Kalniečių prekybos centras tuo metu buvo labai spėlė. Jo, šalia tą žalias turgelis. Ir iš jo išvažinėjo, o aš važiavau tuo raudonu jau dviračio taku. Ir per perėją, ir buvo mane nukalė, aš iššokau savanorius. Nukritau ten. Aš galvoju, tiesiog atrodo, kad tu šokai savanorius, tu savanoris nuvažiavai, nors ne ten planavai, ne? Aš tiesiog ir atvarė policiją ir mane nubaudė. Aišku. O duoti kelią ženklas buvo tam deduliai. Kiek gavai baudos už tokį neatsakingą elgesį? 20 eurų. Nes tu tiesiog, čia dėl to, kad į savanorius įkritai, jeigu būtum dievo. Ne, tiesiog 4 policininkai nematė duoti ženklo ir todėl mane nubaudė. Nors realiai prieš perėją turiu. Taip, aš padariau klaidą, teoriškai turbūt reikėjo man paspirtuką prasvesti perėją, bet iš kitos pusės jisai nesustojo iš kartvarį, žinai, tai... Jisai nedavė kelio. Tai. Aš kaip tik šiandien pagalvojau, ar geriau būtų teisiam, bet nutrenktam, ar visgi... Neteisiam ir nutrenktam? Nu, gal ne. Nes dabar aš toksai gavausi ir nutrenktas ir neteisus ir nutrenktas. Jo. Nes kartais, žinai, ten tipo... Kaip čia, nes šiandien kaip tik važiavau, žinai, ir žmonės ten, pavyzdžiui, per perėją kokį neapsidairo, žinai, ir pagalvoju, taip, aš ėjau teisingai, žinai, bet kažkodėl ten atsitrenkė, žinai, kažkas. Nu, tipo... Net neieškot kažkokios teisybės, gal geriau apsidraus, kad taip neatsitiktų greičiausiai. Jo, šiaip tas dabar, kai ten visi lindė ir eina per perėją, žinai, ten nei kairė, nei dešinė, man toks jau, gal kaip tu gyvas lieki. Kiek turi laiko praeiti, kol tave nutrenks. Nu, toksai labai atbukę. Dabar pažiūrėsim, kaip nutrenks blitz klausimai, kuriuos man atsiuntė. Važiuojam. Jo, gali, kaip čia, ilgai neatsakinėti, tiesiog, kaip jautiesi ties kiekvienu klausimu. Galvoju, blem, kokia čia bomžo nuotraukas turi būti šitą Gerai, žodžiai klausimai yra tokie. Žodžiu, Vytautas Bertašius greičias. Labas, ar bus kada kelionė pagrindė automobiliu? Ar tai tik dėl draugų keliavai prieš tai? Kur buvai su mašina ir kodėl su mašina nevažinėjai? Jo, man mašina yra atostogos, ne kelionė. Tai gal čia tas labai svarbus momentas, aš netraktuoju to kaip iššūkio. Tai gal kažką ir pakeliausiu, bet tą traktuosiu kaip atostogėlės, gal ir pavloginsiu, bet netraktuosiu kaip iššūkio. Tai gal todėl taip vat ir gaunasi pas mane, kad automobilio mažai ir būna. Man atrodo, kad su ta Audinė nekeliauja, o maivaisi gatvės. Nu, man reikia iš taško A į B greitai, tai spaudžiu. Nes Audinė nebloga šiaip. Yra? Projektas. Koks projektas? Audinė projektas. Nu, žinai, mašina būna projektas, ten viską kišyje, darai turbinę, tai va, projektas. Kaip tavo siera. Jo, čia irgi projektas. Tai va, projektas. Sakė, taip tepalais apsipylė kažkas, kad jau iš Klaipėdos į Kauno greičiausiai gal ir būčiau nedavažiavęs. Ties ten kažkas užsiliejo visai. Va, tai taip projektas. Gerai, Edgaras klausė, labai rimtas klausimas, kodėl toks pasikėlęs? Nu va, matai. Tai va. Tai nežinau, bet va, kas yra pasikėlimas? Aš savim pasitikiu daug situacijų, ta prasme, jeigu mane įkištum vienoje ar kitoje situacijoje, nu, aš savim pasitikiu, kad aš kažkaip ištrūksiu iš jo, žinai. Tai su kiekviena kelionė man tas pasitikėjimas, nu, jisai paauga, kažkiek tu išmoksti. Tai va, gal žmonės maišo pasitikėjimą su pasikėlimu, nes čia, žinai, pasikeltai
Net nežinau, kaip įvardinti. Nu jo, nes nerašė, kodėl toks pasitikinti savimi. Ir dar, žinai, būtų klausimas, kodėl pasikėlęs. Viena, bet kodėl toks pasikėlęs. Tai čia yra dar aukštesnis lygis. Va, bet manau, kad atsakė ir... Tai gerai, ką tada turėčiau daryti, kad netrodyčiau pasikėlęs. Arba ne tiek, ne toks pasikėlęs. Su dėduko dviračiu tada reikia minti. Šiaip tai laukčiau šito momento. Bet aš manau, kad Edgaras vis tiek nepakeis nuomonės apie tai. Nepakeis. Ne. To prasme, taip, yra ta publika, kur tave myli ir kur tavęs nekenčia. Ir šiaip gerai, kad taip yra, nes, turi tikrus sekėjus ir tikrus heiterius. Ne tai, kad tu esi vidutinybė ir visi apie tave kažkada keisis neįstatą sakė. Aš geriau turėsiu tikrus, žinai, ir tikrus ir tuos, negu aš bandysiu visiems įtikti ir tada visi apie mane bus toks, per viduriuką, žinai. Tai geriau turėk tą tikrą publiką, žinai, ir tą tikrą heiterių publiką ir, nesi doleris ir nesi tortas, visiems neįtiks. Ar trini komentarus, kur žmonės kažką negražiai apie tave? Ne, bet aš turiu tokį įdomų hobį, kaip sakoma, apsivalyti kiemą aplink save. Tai jeigu matau, kad žmogus piktybiškai pastoviai komentuoja, bando įgelti kažkaip, ir nedekvačiai, ne tai, kad, žinai, yra ta protinga kritika, kur gal reikėjo tai padaryti, bet yra ta, kuri nori įgelti tau ar pažeminti ir tas vyksta periodiškai. Aš tiesiog padarau, kad to kanalo komentarai nesimatytų nei man, nei kitiem. Tipo, ir viskas, žinai. Toks, ne tai, kad kažkaip jo komentarą tada nebesimato kanale. Pačio kaip žmogaus YouTube, man atrodo, tu negali užblokuoti. Tai tokį, žinai, apsivalymo, kad tu piktybinių nei man neterštų, nei kitiems negadintų nuotaikos, kad, žinai, tiesiog bandytų įgelti. Tai tada jisai nueina į kitą kanalą ir lygiai tą patį daro, nes vis tiek kažkur reikia išsikrauti. Turbūt jo. Aš tai būna, kad parašau, kad, dabar dar pabus šis žmogus čia ten maždaug valandą kokią. Iš kitos pusės aš mėgstu. Skirkite laiko atsisveikinti su žmogum, tipo. Ir tada jau užmanė. Geras. Ne tai, kad iš karto, žinai, netikėta būtų žmogui. Bet aš mėgstu ir tuo pačiu pozityvu atsakyti, jeigu tave heitina, kartais ir privatą prirašo, žinai, kažką ten. Ir aš atrašau, ačiū, kad mane sekate. Nes žiūriu, kad jisai pražiūrėjęs ir tave followina ir viską ir dar heitą pila, žinai. Ačiū, kad esate ištikimas mano sekėjas, žinai. Nes iš tiesų jie daug pražiūri tie heiteriai. Ačiū, kad nuoširdžiai heitinat. Jūsų parama man labai svarbi. Tai žinai, iš kartais iš tas būna taip, užsigrūzinu, karoči, čia matau, kad tu pili, viso, sutvarkau, blok, ramu, o kartais, tu čia šitaip, gerai, let's go positive, žinai. Ir tada... visą dieną po to prabazarinė, ne, būna dar kelias žinutės, aš toliau pozityviai mušu ir jam dar pyktis didesnis kyla. Paulė klausė, Aurimai užduok klausimą Vitukui, tai čia kaip suprantu man. Turi kokį nors klausimą? Mes čia nemažai čia šnekėjom, dabar galvoju, kokį čia klausimą. Klausiau, ar pratęsi savo live transliacijas iš kambariuko su diskoteka? Žinok, nepratęsiu, nes kaip čia... Copyrightas nužudė. Jo, copyrightas nužudė, ta prasme... Nužudė Mikukaitį. Copyrightui, va. Copyrightas prakeikiu, kada copyrightas atsiradai šitam gyvenime. Bet taip jau yra, Jo, išėmiau visus videkus, šitos visas diskotekas, nes tie copyrightai man po to dar ir baną išrašė kanalui ir atimė visus uždirbtus pinigus tą mėnesį. O tada aš buvau uždirbęs labai normaliai. Jeigu įdomu, dingo, man atrodo, apie 5 štukos. Va. Va, tai tau ir... Bet su copyrightu tu nieko neišspausi iš tiesų, nebent visiškai savo muziką pradėtum kurti ir tas 12 valandų savo kūrybą, bet čia jau professional DJ. Tai aš dažniausiai dar vis bandau atrasti, jeigu kalbant apie muzikinį ten kokį foną dainų, kurie tikrai, jau būtų sunku patikėti, kad turėtų kokį nors copyrightą, nes turbūt numiręs ir dainininkas, ir kompozitorius. Ar po 100 metų dingsta copyrightas, tai ten teoriškai tas simfonijas tu gali leisti šopę, ir ten panašiai. Tarp kitko, dar palauksim, kokią keliasdešimt metų ir mes galėsim vos ne tas kokio 80-ųjų gabalus tiesiog realiai. Man atrodo, po 100 metų dingsta copyrightas. Tik tais klausimas, ar nuo sukūrimo, ar nuo kūrėjo mirties. Dar ten yra tokių niuansų, bet su copyrightu sunku labai. Šiaip, jeigu būtų Adamkus išleidęs gabalą
praktiškai kitais metais jau galėtume įsinaudoti valdą. Diskoteka. Taip. Ir va, tai žodžiu, online diskotekų greičiausiai nebus, bet giminės balius tai tikrai bus kiekvienais metais, rugpjūčio 8 dieną, sodyboje Guosta. Pačiam turbūt neteko būti, ne? Tokio pobūdžio renginukė. Neteko. Šiaip jokiame festivalyje nesu niekad gyvenime buvęs. Nežinau, kad ne tai, kad specialiai, bet tiesiog vasarą keliauju, o čia būna viskas vasarą. Tai kažkaip nesukrito. Ir brolis yra buvęs ne vienam, jisai varo, o aš kažkaip nepavyksta man sudalyvauti. Ja. Aš tiesą sakant, prieš organizuojant irgi buvau beveik nebuvęs, ten vienam keliom valandom tik tai karklę buvau nuvažiavęs. Bet sunku padaryti festivalį. Nu yra ką važiuoja, kokiu privažiuoja. Bet dar nebuvo, kad kokio namo supleškinot, ne? Ne, buvo tik tai vienas toks garsus soliukas, kur kitą dieną ten pareičiais sugalvojo, kad kam ten eit pasimušti, tai iš soliuko, kaip ir amerikietiškas simtynės kalė vieną. Tas tie, kur kalė išėjo, o tas, kur gavo, atsikėlė į toliau alų gėrė, žodžiu. Tuo tai va pasitrynė. Tai kitais metais tą soliuką ten pavadinom, čia tas soliukas ir ten ėjo fotkintis. Tai va tik tiek, daugiau nieko. Nu kaip matai. Va, tai kviečiu visus rugpjūčio 8 dieną, gal Aurimas atvarys, jeigu nebus išvažiavęs, kur nors, bet bus išvažiavęs. Tai Aurimai, tikiuosi, kad tu tada kvieti žmonės, kad už tave nuvarytų. Už mane pašveskit. Pašvest. Tai va. Gyvenimo. Tai va, giminėsbalius.lt, ten bilitai ir tada tegu atvaro tie žmonės. A ką veikti, rugpjūčio 8. Nu. Tai palačia gaunasi... Ne, sumaišiau, ne, Mindauginės tai anksčiau. Po mėnesio. Jo. Išsiblaivot po Mindauginių ir tada atvarot po mėnesio čia. Jo. Gerai. Šlapelytė. Žodžiu, kodėl nebuvo vlogo iš kelionės į Norvegiją šią žiemą? Pasigėdo kažkas? Jo, keliavau šią žiemą su automobiliu, aplankiau draugų, tai tiesiog buvo... Nebuvo ką rodyti. Variau ir vasarą, šiaip iš tiesų irgi. Vasara buvo mano 10 metų lygiai, kaip aš keliauju. Ir buvo lygiai 10 metais, kaip išvažiavau pirmą kartą su dviračiu į Norvegiją. Ir aš tuo pačiu maršrutu su mašina pravažiavau, visas tas vietas, susifotkinau before and after. Aš mačiau nuotraukas. Buvo postas, padariau postą didelį, 20 fotkių. Tai toks labai sentimentalus momentas buvo, tai to nevloginau ir dabar Norvegijoje irgi variau. 10 dienų irgi nevloginau, tiesiog biškai pailsėjau. Bet ten... Žodžiu, ten nebuvo taip, kad ten su tais pačiais rūbais ten nusifotkinai? Taip, aš turiu tuos visus pačius rūbus iš pirmosios kelionės, šalmą, aprangą ir realiai pasistatydavau mašiną, nueinu į tą vietą, čia aš važiavau su dviračiu čia ir atgaunau, pagal seną nuotrauką atgaudau kampą, stovėsiną ir pasidarau fotkę. Tai toks ir buvo, žinai, padaryti lygiai prieš 10 metų, kaip atrodžiau, kaip dabar. Kokie buvo rūbų iššūkiai? Aš pirmą kelionę net kelnių neėmiau, su šortais išvažiavau ir pravažiavau 2,5 štukos su trumpais rūbais, su vienu džampuku ir viskas. Ir suvloginau su GoPro 3 tuo metu, tai buvo. Ir dabar, pakartau tik su mašina, pralėkti visą maršrutą, pažiūrėti senas vietovės ir palyginti, kaip kas atrodė. Bet tai o rūbai, kaip čia pasakyti, tiko dar? Jo. Nebuvo užtrauktų sagos, pysti šomė, ne? Ne, 15 aš pradėjau salę eiti, aš tada irgi po truputį ėjau į masę, nes aš baigiau karate karjerą 14 pabaigoje ir tada pas mane prasidėjo sporto salė iš karto nuo 7 kg iki 8 šovų per pusmetį. Iš vis tavo svoris su kiekviena kelionė tai kaip termometro stulpelis, ta prasme. Visiškai. Išvažiuoja su +20, grįžta su -20. Ne, daugiausiai turbūt ir nukrito per Everestą, gal 6 kilogramai, Atlantė irgi panašiai ir daugiau niekad nebuvo per jokią kelionę, kad daugiau nukristų. Ten 8 kilų turbūt kilų nesu numetęs. Žinai, kas yra juokinga, labai ypač kai iš Atlanto išlipa į Ameriką, ten toks visas sudžiūvęs. Ir kas, ta prasme, šiaip man irgi tas pats būna, bet tau irgi, ant kiek pastebėjai, ant kiek pailgėja nosis. Ta prasme, belė kaip. Ta prasme, kai... Jo, pasižiūrėk, ta prasme, kuo kudesnis to nosis ilgesnė pasidaro. Nu, tai ir šito... Vizualiai, ne? Jo, tavo šukuosna pasidaro tokia, retro tokia...
Matai, aš nekerpu plaukų per keliones. Tai aš prieš kelionę apsikerpu ir tada sekantis kirpimas, kai grįžtu atgal vėl į Lietuvą. Tai dabar Misūrį tai turėčiau užtrukti apie pusę metų, tai pusę metų nesikirpsiu. Tai bus turbūt vieni ilgiausių plaukų, ką pavyks užsiauginti. Jau matau jau tokius Džiumbras. Tai dar, jeigu dar tą veidelį turėjusi, tai prie jos kelio tikčiau. Šiaip jo, ta prasme, kaip čia, prasčiau tada atrodai. Vat įdomu, manau, kad ilgesni plaukai jaunina žmogų, negu apsikirpęs. Ne? Ne. Aš, blemba, pažiūriu save su ilgesniais ir su trumpesniais, atrodo su ilgesniais jaunesnis toks. Nu, ką žinau, jeigu parašo žmonės komentarų, kad tinka su ilgais plaukais ar su... Ne tai, kad tinka, kas jauniau atrodo. Kas jauniau atrodo. Nes kai buvai trumpai nusikirpęs, tai aš dėl ko užsidėjau šitą treningiuką, galbūt. Patsanas iš Kauno atvaro. Gavenskas atvaro, reikia prisitaikyti, kaip atrodo. Aš irgi čia tvarkingai pasipuošiu. Tai Kauno tokios madas ir kai buvai ten tuo pirmo numeriu ir kokį ten, geras marozas buvo šiaip. Zelandijoje, kaip plikai nusiskutau. Čia buvo toksai challenge'as ir sena svajonė. Prieš 15 metų draugas nusikirpo plikai ir aš kažkaip praleidau tą progą. Galvoju dabar, kelionė, niekur nebūsiu, niekas nematys, tik zelandiečiai kerpu plikai. Ir buvo eksperimentas. Matai, tik zelandiečiai dar visas internetas turbūt. Tai čia 100 metų. Nereikia susitikti, akis į akį. Akis į akį nereikia, ten saulė atsispindi. Ar patiko tau ta šukuosena? Ką aš žinau, toks prikolas, prikolas. Toks biški nuogas jauties, nes tada, žinai, ir vėjas pučia, ta galva taip. Gal tik biški kitų akyse, gal truputį jautiesi banditas, žinai. Ir kad tavo tas leidimas... You from Russia? Ir dar, kad tavo įtarimai, kad tavo leidimas būti šalyje greičiausiai pasibaigė. Jo. Iš karto piktesnis žmogus, žinai. Nebent su marškiniais būčiau mynęs, tada gal kitoks įvaizdis būtų. Bet kai apkrautų dviračių, žinai, parai dar plikus kujų. Jo, ir tada... Bet aš su šalmu, tai dažnai nesimatė. Ne, vis tiek galvoju, kad tas dviratis nei tavo, nei šalmas tavo greičiausiai. Šukuosena visiškai... Kamera tikrai ne tavo. Jo, šukuosena visiškai pakeičia tai, ką žmonės apie tave anksčiau galvojo. Jo. Tas yra tiesa ir, nepakeis. Bet tada dar gali kažkiek apranga būsto duoti, arba pablogint, arba pagerint. Bet plikas, arba matai, kame esmė, kad pas mane po pirmos poros jau pradėjo tas ežiukas dygti, tada visai banditas. Jeigu būčiau natūraliai visas plikas, tai gal kitaip atrodytų. Nes kai nusiskutau, tai pirma para tai buvo tokia glotni, o paskui po 2 parų ežiukas ir jau viskas, jau braukosi, užstringa, kai maunėsi maikė užstringa ant galvos ir taip per jėgą pramaut. Šiaip net šukuosnai besikeičiant, tu ir skirtingas tavo statusas gaunas ir keis. Žinai, po to žiūri banditas po mėnesio jau įmau. Jo, paskui kaip bomžas. Nes plaukai to lygiai auga per visą, tai toks kaip futbolo kamuolys tampi, žinai. O aš nepasitrumpinau šoną, tai toksai, žinai, ir grįžau iš Zelandijos. Šiaip jo, ir tada žmonės galvoja, blemba, važiuok, kaip tas banditas, kokiu bomžu pasidarė. Tiesiog žmogus nesikirpo per kelionę. Gerai, Aurimai, kodėl jūs neparodai ir slėpi savo panelę? Nereikia. Aišku, nereikia. Ar buvo momentas, kai rimtai svarstei pasiduoti kažkurioje ekspedicijoje? Ne. Nebuvo? Pysų namo. Nebuvo. Aš visat galvoju, namuos niekad geriau nebus. Tokį mąstymą turiu. Žodžiu, pralaimėt nelabai. Čia ne tai, kas pralaimėt. Jeigu tu jau suplanavai savo kelionę, man kelionė yra svajonė, aš jau senai norėjau įgyveninti. Bet ką dabar aš įgyveninau per 10 metų, tai jos buvo iš anksto planuotos. Tai tokios kaip ir svajonės ir tikslai, tai žinai, kam dabar mesti ir grįžti namo, ir kas pasikeis, žinai. O jeigu sunku pailsi ir toliau tęsi, tai aš kažkaip to nesureikšminu, nes čia dažniausias klausimas, kaip tu žinai, ar nepalūžti kelionį, tai ta prasme, o tai... Kai žmogus eina į ofisą, jis į ofisą nepalūžta. Man ten liūdniau būtų tikrai. Aš tikiuosi, kad Lietuvoje žmonės į ofisą neina taip sunkiai, kaip to kelionėse, kad reiktų palūžti. Kiekvieną dieną, žodžiu, jie verest. Nėra taip sunku eiti darbą turbūt. Ne? Manau, kad ne. Man būtų sunku. Man geriau Everestą kasdieną sulipti. Kasdieną sunku, bet yra šerpai, kurie per savaitę 2-3 kartus sulipa, vien su klientais. Toks darbas. Jo, gerai. Jei
Kas tas IT? Čia atrodo kaip YouTube'as, jei IT, bet čia turbūt gal klaidą padaryti. Nebegalėtum keliauti, kas liktų iš tavo tapatybės? Klausia mąslaus klausimo. Kas tada tu būtum, jei negalėtum keliauti? Tipo, kas kaip žmogus ar kaip specialybė kokia liktų? Nesvaru, čia deep. Čia labai, jo, čia reikia ilgiau pasisėdėti, gal kryželį kokį atsineštų labiau. Rožančių. Ar, Lina, ar kada nors pamatysim poilsinę kelionę YouTube kanale? Manau, bus. Bus? Tokia chill. Turkija, Egiptas. Nežinau, plano neturiu, bet gal kažkada. Nes, žinok, kartais, kai matai kanalus, kur būna, tarkim, įprastos kažkokios kelionės, kai žmonės žino, kai tu patenki visai kitą erdvę, gali būti, kad turėtum didžiulį pasisekimą. Gal net tavo kelionės poilsinės būtų labiau žiūrimas negu dabar. Nes tiesiog žmonės pamatytų mane kitokį ir gal mano reakcijas netipinės. Tai gali būt, nieko nesakau. Tai nesu prieš tai, tiesiog, tam dabar prioriteto netiduodu. Nes mano kelionės vis tiek jos reikalauja sveikatos energijos. Tai aš noriu savo, sakykime, didžiausias, sunkiausias kelionės atiduoti dabar. Tam dar geram amžiui. Susivaryti sveikatą ant senatvės. Ir tada jau po Turkijos sanatorijas. Vaičiulis bičiulis, jei neturi sporto mitybos programos, kokius steroidus naudoji ir rekomenduotum? Ačiū. Nesu naudojęs steroidų. Kas yra steroidai? Ten, kur botoks pasidarai nuo steroidų, ar čia nuo sporto? Aš nedidelis. Čia aš natūralus nesu vartojęs chemijos, tai nepatarsiu iš tiesų. Bet ir nerekomenduoju. Blemba, vaisingumą labai muša ir panašiai. Pradžioje okei, bet paskui labai sukrenti. Tai. Po to nebus derliaus. Vaisių derliaus. Tai. Derliaus. Žinok, jisai prie tavęs kažkodėl prisiknysęs dėl mitybos programų. Jo. Ką reik valgyti, kad tokiu būtum? Čia gyvenimo būdą reikia keisti. Greičiausiai. Pradžiai polsi. Negali, kaip tu 6 grįžti namo. Čia vieną kartą tai buvo per mėnesį. Jo, tai polisis number 1, tai žinai, vyrui tai bent 6 išmiego 7 valandas, o paskui jau mityba. Tai polisi mitybą tvarkaisi, tada tik eini prie sporto, nes daug kas nuo sporto pradeda, nors valgo burgerius ir toliau, žinai, panašiai. Tai realiai susitvarkai šitus 2, miega savo polisį ir tai, ką tu valgai ten 3-4 kartus per dieną. Nes realiai jau susitvarkius maistą nemažai nukristų svorio daugumai žmonių. Na ir tada jau gali pradėti galvoti apie, žinai, treniruotės, arba nebūtinai treniruotės, kažkokį hobį, kur tau reikia lautų dažasvidis, šratasvidis, šaudyti, bėgti, šokti, jodinėti. Ta prasme, vien jau kažkokia veikla, hobis, jis jau duoda tą kažkokį aktyvumą. Nebūtinai kačelki. Kažkodėl atrodo, kaip jeigu darysi pertrauką nuo keliavimo, tai koks nors treneris būsi, kur... Man sunkiai su žmonėm. Aš neturėčiau kantrybės. Nors kai sportavau karate, galvojau, jeigu treniruočiau mokinį, žinai, ir būčiau karate treneris, tai tik tais nuo paauglių ir plius, nes su vaikais. Per sunku. Dabar turėsi artimiausiai iššūkį, nežinau, kada išvažiuoji, kada jau tavęs nebematysim prie šito. Dar buvo vienas klausimas apie Rumšiškes, iš kurių ir pradėsi turbūt kelionę vis tiek. Taip tvarkingai ir pradėsi. Jo, buvo kažką nusipirkai apie įlanką, kažkoks, kas ten restoranas, kas ten yra? Jo, ten buvusi sodyba. Jo. Ir klausia, kodėl ten nieko nedarai, ar nieko nevyksta, kas ten bus? Ten bus studija mano. Aha. Tai kaip tavo, tik biški didesnė. Neskai, kad dar ir geresnė. Dar nežinau, ar geresnė. Dar nežinau. Jo, tai toks esmeninis projektas. Tai kažkaip dar kol kas tai šonė, žinai, tai dabar ties kelionėm. Čia tokie būtiniai dalykai, tai visą laiką spės išlysti eterį. Tai va, nes rumšiškiškiai klausia, ko ten baigsis. Ir dabar tavo kelionė į, žodžiu, Ameriką su baidarė. Žiūrėjau, kaip ta baidarė ten atrodo, ten tos dangčius atidarinėjai visokius, ten kaip slovikai tokie atsidaro. Pup, agurkėlių. Va, prisikrausi pilną baidarę, ar amerikiečiai žino, ką tu darysi? Ir ar tau reikėjo prašyti leidimo jų malonės, kad darysi tokius dalykus Amerikoje? Aš vizą B2 turiu, kurią prašiau prieš Atlantą. Tai aš galiu pusę metų būti su jie non-stop. Galiu ir prasitęsti, jeigu bus poreikis. Tai kai atskristu, dar pasakysiu, ką darysiu. Bet jo, matai, daug daiktų iš tiesų su baidarė ir atkeliaus į Ameriką konteineryje.
Tai man su manim lėktuvė bus tik tais elektronika. Nekiši baidaris į lėktuvą. Prikolius į saloną, proto turėkit, ką čia. Pripučiama tą. Nu, tai va, tai žodžiu, tai reikės palaukti, kol nuplauks. Jo, tai dabar va ir derinu logistiką, žinai, kada čia geriausiai išsiųsti jie būtų. Vieni vyrukai man padarys dėžę, nu jie pagal visus reglamentus daro tas dėžės, nes negali šį bet kokią sukaltą medžio dėžę nusiųs, nes, nu, amerikonai ten prames. Ir tada jau aš gegužės maždaug vidury atskrisiu į Floridą, pasimsiu baidarę. Vienas vyrukas, lietuvis ten gyvenantis, man paskolins savo kemperį, pilnai įrengtą, tai ant stogo užmesim baidarį ir tada keliausiu į Montaną. Tai beveik per visą šalį nuo Floridos iki Montanos. Ten susiruošiu viską. Tas vyrukas iš Floridos atskrenda pasimti kemperio ir toliau patęs kelionę, o aš pradedu irkluoti maždaug birželio pradžiai. Nu ir tada kažkur gruodį užbaigti jau Meksikos įlankoj. Ir dasigauti, praplauksiu pro Naują Orleaną, biškį žemiau, išplauksiu į atvirą vandenį. Nu ir kažkur finišuosiu kelionę ir kaip ir tikiuosi viskas bus ok. Ir ilgiausia kelionė baidare. Lietuvos istorija turėtų būti kaip ir šitą užsifiksuoti. Ir realiu laiku beveik siūsiu medžiagą į Lietuvą. Lukas montuos filmą iš tos medžiagos, nors ir eis daily vlogai, bet kokiu atveju. Nu ir grįšiu šių metų visiškai pabaigoje, ir filmą leisim vasarį. Toks planas. Kaip ir Chuliganas, tai labai laukiu vien dėl to, kad bus ilga kelionė ir kadangi daug valstijų, tai žinai pats daug miestų, daug skirtingų žmonių, daug gamtos skirtingos, gyvūnijos. Tai va, nuo meškų iki krokodilų. Taip, nuo meškų iki krokodilų skaityk, tai aišku nesinoriu užsirauti, bet įsivertinau viską. Tai manau bus tokia įdomi kelionė. Gal aš labiau bijau tų, žinai, teisinių dalykų, kad ten koksai rangeris, šerifas neužsirautų ir panašiai ir nebūtų tokių teisinių problemų. Visą laiką tas... You better get the hell out of here! Ne tai, kad vietiniai, gal dėl policijos, žinai, ten pradės tikrinti pasą, vizą, panašiai, važiuojam čia į nuovadą, nu, tokių bairių nesinori, aišku, tai kontentas, bet, nu ką, vizą turiu, viskas kaip ir okei, bus užtvankų, reikės užtvankas kirsti, tos didžiulės, tai ten bus tokių iššūkių, vienokių, kitokių, tai, nu... Bus įdomu. Iš kokį indieno iš to pačio lanko prasileidžiu. Peršauna. Įsitrauk, atgal. Nu, fantazija tai tikrai. Tikrai fantazija. Kaip geriančio žmogaus. Kaip geriančio žmogaus fantazija. Tai va, Aurimai, nu tai ką, tai linkim labai sėkmės, tau gerai pavaryt. Ačiū. Galbūt net neišvengti tų situacijų, kurių nori išvengti, tai mums bus įdomiau čia žiūrėti nuo sofkės. Taip, ant sofkės. Va, tai susitik su įvairiomis... Su indienais, su rangeriais. Tautomis, tai pamišus aplink. Ta prasme, tiesiog praeik visą Amerikos istoriją, plaukdamas per Ameriką. Nes realiai 200 metų atgal tenais net Baltėnė buvo įžengę ir tada prasidėjo, žinai, tos kovos su indienais ir žemė temimai. Tai Misuris toksai buvo, net daug kas laikė iki pat dabar, daugumą amerikiečių galvoja, kad Mississippi yra ilgesnė už Missouri, nes Mississippi buvo toksai, žinai, kaip atitvaras tarp baltųjų ir visų indienų. Ir jiems buvo tokia, kaip mums Nemunas, bet iš tiesų Misuris yra ilgesnis už Mississippi, labai nedaug, bet techniškai jo. Tai va todėl ir planas ir buvo nuo to pradėti. Nes tada sekant upę, jau jeigu taip Amerika ir ilgi, neskaitant Amazonės, tai būtų Yukono, tai jau Kanadai. Irgi šiaip žiauri graži upė ir daugiau miškų ir meškų, tai gal kada, bet dabar reikia šitą civilizaciją prairkluoti. Nuliauks. Geros idėjos, geri tikslai, garsinant Lietuvą. Lietuvą garsini visgi. Tai be abejo, tai trispalvė. Tai labai gerai. Kas turbūt buvo įdomiau už šios dienos Aurimo pasakojimą, tai bent 10 kartų buvo įtempta Bicka pakėlus ranką. Suskaičiavau. Jo? Šitas toksai?
kažkaip šito neužfiksuoju. Jo, tai va, tu tai kažkaip užfiksuoju. Jo, tai va, tai gerai, dabar pagal tokius raumenis aš prisimenu Arnoldo Schwarzeneggerio nuotraukas, kaip jisai darydavo. Tai ačiū Arnoldai tau. Ačiū. Gerai, vaikit žiūrėt. Važiuojam. Eikit iš čia visi. Pašaukit mane, vai pašaukit, kad net suvaidėtų.